Nemaža dalis vadovų, jie ir taip yra labai kritiški savo atžvilgiu. Vieną dieną aš turiu surašyti 5 sėkmės. Nesvarbu, kokia diena buvo. Dalis jūsų komandos narių taip ir nežino, kas yra jūsų organizacinis tikslas. Net jeigu jūs turite strategiją, net jeigu jūs turite tikslus, net jeigu turite viziją, misiją, KPIs, jie gali nesuprasti, nežinoti, koks yra iš tikrųjų organizacijos tikslas. Ar skyrėte tam laiko, kad apie tai pasikalbėti? Verslo lyderių coachingo specialistas Miroslavas Monkevičius. Ką tu turi omeny problemos su komunikacija? Komandai duodu po vieną tokį lapuką lipnų ir sakau, kai jums pasako padaryti greitai, kas yra jūsų galvoje? Vadovai turi reguliariai savo numatytų reguliarumo, aš rekomenduočiau kasdien užsibukinti, užsirezervuoti vieną iš svarbiausių savo dienos susitikimų. Tai yra susitikimas su pačiu savimi. Jeigu vadovas su komanda su komandos nariais susitinka metų pabaigoje, kur sako, pasikalbėkime apie tai, kokius čia tikslus mes kėlėm, kaip tau sekėsi ir ten aš dar, tai kadangi tai yra susijęs su atlygių sistema, duosiu ar neduosiu bonusų, tai tokio pokalbio nereikia. Įsigadina. Tas mes atneša daugiau žalos. Mes patys bukiname savo komandos narius. Mes supratinamės, mąstyti, kelti klausimą, prisimti atsakomybę ir taip toliau. Jeigu vadovas paklausė, davė 3 sekundės ir pats atsakė, tai ar aš tokias nesu idiotas tam, kad prieštarautų arba dar kažką, čiagi vadovas. Miroslavai, jeigu galėtum visiems pasaulio įmonių vadovams, įskaitant ir smulkės įmonės, čia, nežinau, 15 milijonų, gal keliasdešimt, visiems vadovams ištransliuoti vieną žinutę, kokia jinai būtų? Pažink save. Plėsai. Ir kodėl? Nes jeigu mes kalbam apie vadovus, smulkaus ir vidutinio, ar bendrai? Turbūt nėra per daug skirtumo, bet gal smulkaus vidutinio, tarkim. Jo, tai vadovo pozicija jinai yra kaip ir praktinė pačioje organizacijoje. Ne? Ir toje pozicijoje tai, ką mes darome, turi įtakos visai organizacijai. Pirmiausia, per tiesioginį matyt komandą, kuri yra arčiausiai, bet vienaip arba kitaip, tai nureguliuoja per visą organizaciją. Ir daugelis dalykų, kuriuos mes darome, kurių mes nedarome, mes negalime, iš pat pradžių bent aš sakau, gerai, aš negaliu nepasireflektavęs, nepažinęs, neapmąstęs, tai aš negaliu sąmoningai žinoti, kodėl taip atsitinka. Kitaip tariant, dalis mūsų reakcijų vyksta automatu. Tos reakcijos kryptis sąlygota visų mūsų prieš tai buvusių patirčių. Mūsų ir mūsų protėvių ir taip toliau, nes yra tam tikras nervų sistemas jau sąlygoti dalykai. Kažkas užprogramuota, kažkas iš patirties ateina. Tai būtent. Ir jeigu mes norime pasiekti kitokių rezultatų, o jeigu aš esu vadovas, tai natūraliai, kad aš kas met arba kažkokį tai ciklą, kas kelis metus keliu augimo rezultatus, arba augimo siekį. Nes jeigu organizacija dvi būsenos yra. Arba jinai auga, arba jinai miršta. Nėra tarpinių pusių. Tai jeigu mes norime pasiekti kitokių rezultatų, mes turime imtis kitokių veiksmų. O dalis mūsų veiksmų, kadangi sąlygota automatu, jeigu mes neapmąstom jų ir nepasižiūrim, kaip mes galime keisti savo įpročius, veikimo modelius, mes juos tiesiog kartosim. Sąmoningai arba nesąmoningai. O jeigu mes juos kartojame, reiškia, mes darome tą patį ir reiškia, kad mūsų rezultatai ryškiai nesiskirs nuo tų rezultatų, kurie buvo prieš tai. Nebent rinka paėjo. Yra augimas kažkoks. Tai yra iš išorės sąlygoti veiksmai, bet aišku, kad kalbant apie vadovus, mes kalbam apie tai, ką jie patys gali ir turi įtakoti.
Tai va, tai kai vadovas pradeda reflektuoti apie savo veiksmus, jų pasiekmes, tų veiksmų priežastis, jisai gali augti ir mokytis. Ir gali sąmoningai keisti savo elgseną, tai yra veikimą arba neveikimą. Keičiant savo elgseną, kadangi jis yra vadovo pozicijai, automatiškai tam tai turi įtakos komandai ir per tai organizacijai. Tai dėl to aš ir sakau, kad pirmiausia reikia vadovams pažinti save. Pažinti save ir reflektuoti, ne? Esi pasakęs, taip, mūsų praeities poelgiai virsta klaidomis tik tada, jeigu mes nesureflektuojam ir nepasidarom išvadų. Tai iš esmės tai, ką pasakėjai, reflektuoti ir įvertinti savo veiksmus, kas iš to gavosi arba nesigavo, tam, kad judėti priekį, ne? Tam, kad koreguoti, numatyti, suplanuoti, ką aš darysiu kitaip, jeigu atsidursiu panašioje situacijoje. Ok. Kaip tą daryti? Tu patari žmonėms arba vadovams, kurios kaučinė, kokie yra refleksijos toolsai, įrankiai, čia žinai, tu tik tai pagalvok apie tai, ką daryti. Ok, gerai, fainai, aš einu ryte darausi kavos, važiuoju į darbą ir aš tą pamirštu, akivaizdu. Okay. Kaip tu tą patari daryti žmonėms? Na, visų pirma, vadovai turi reguliariai savo numatytų reguliarumu, aš rekomenduočiau kasdien, užsipukinti, užsirezervuoti vieną iš svarbiausių savo dienos susitikimų. Tai yra susitikimas su pačiu savimi. Kiek laiko? Jeigu kasdien. Kiek laiko, jeigu kasdien, aišku, tai toks minučių klausimas, ar po valandą kasdien? Labai skirtingai, aš su minutėmis nepaeis. Tai yra geras pusvalandis, valanda, tai gali būti tiek laiko. Ir tame svarbiausiame susitikime su savim galima atlikti visą aibę reikalingų veiksmų susijusių su refleksija. Visų pirma, mesgi planuojame bent jau pačius svarbiausius darbus, kuriuos ketiname atlikti per šiandien dieną ir per rytojų, ne? Ir vakare galbūt, arba ten ryte, kaip jūs planuojatės, kaip vadovai planuojasi per rytojų. Tai jau yra pirma refleksija, kai aš susimastau apie tai, koks yra šiuo metu mano ateinančios laikotarpio, tai yra sėkmingos dienos požymis. Pagal ką aš pasakysiu, kad šitą dieną buvo sėkminga. Ir rekomenduojama ne per daug, bet bent jau nuo 1 iki 3 pačių svarbiausių darbų nusistatyti. Tai jau viena refleksija įvyksta, kad aš susitelkiu, tai yra telktis. Antras dalykas, jeigu aš jau tai darau kurį laiką, aš galiu pasireflektuoti ir apmastyti, o vakar dieną aš buvau irgi nusistatęs tuos 3 darbus. Kaip man sekėsi? Darbus turiu kažkur užsirašęs, visą laiką, aišku, rekomenduoju tą daryti raštu, nes kai mes darome tai mintise, aš viską laikau galvoje. Ne? Tai operatyvi atmintis yra labai užkimšta, kompiuteris kaista. Ir iš kitos pusės, kai mes tai išrašom, tai mes minčiai, kuri yra debesėlis, neapibrėžta, mes suteikiam konkrečią formą. Tai rašant, tai verčia mūsų konkretiai. Ar ne? Ir tada mes kalbame žymiai konkrečiau. Tai aš susireflektuoju tos praeitą savo dieną, tos 3 darbus. Aš dar biškai įsiterpsiu dėl rašymo. Pastebėjai skirtumą popierių nuo kompo? Ar nesvarbu? Čia jau taip labai techninė detalė. Techninė detalė, aš turiu du dalykus. Aš turiu planšetę, kurioje rašau tam tikrus dalykus, ir aš turiu dienoraštį, kuris yra popierinis. Ir aš skirstau tam tikrus dalykus, kuriuos aš rašau į popierinį dienoraštį, ar ne, tai yra labiau mano rytinis ritualas, aš apie tai dar nekalbu, ar ne, yra kuris susijęs kaip su užsiprogramavimu, pasiruošimu dienai, su dėkingumu, apie tai, ką aš turiu, ką aš jaučiu, ar ne, nes čia mes galim po to galbūt ir paliesti tą dar vieną labai svarbų aspektą, tai yra gausos ir trūkumo mentalitetą, kiek tai turi įtakos organizacijai. Ar ne, tai o tos pareflektavimą arba apmąstymą darbinius ryčių, aš aišku, kad darau planšetę arba kompiuterį, nesvarbu, bet aišku, kad tai darau ne ant popieriaus, tai gerai labai paprastai archyvuoja, mano atveju, kadangi tai yra planšetė, aš galiu tai paversti iškart spausdintinų tekstų, jeigu reikia, dažniausiai nereikia. Ir irgi klausimas,
o ką man po to, aš ten prirašau tų dienoraščių, ką man po to, man reikia juos skaityti? Nereikia, tai yra nebūtina. Rašant dienoraštį, tu jau susidėlioji viską lentynėlės, kaip svarbiausius aspektus savo galvoje, ar ne svarbiausius elementus, kurį kažkokius tai modelius. Taip galima, po to ten metams praėjus, ar ten kažkokiam laikotarpiu, galima tai peržvelgti, bet tai yra nebūtina. Būtiniausias dalykas yra pati praktika. Kada ir kaip tai tu darai. Tai va, tai 2 dalykai. Tai pirmas į perspektyvą jau yra reflektavimas, fokusas, tas yra svarbiausia man kaip vadovui, mano organizacijai. Antras dalykas – retrospektyva. Kaip man sekėsi įgyventi tai, ką aš buvau susiplanavęs vakar. Jeigu sekėsi gerai, kokie yra tos sėkmės parametrai. Nes dariau kažkokiu tai būdu, nes tuo metu buvau kažkaip, tai nesitraukiau komandą, nes paklausiu patarimo arba dar kažkas. Ne? Tam, kad užfiksuoti teigiamą rezultatą davusias visas aplinkybės. Nes gali būti, kad tai buvo fuksas. Tai reikia tą apmąstyti. Ir ar tai priklauso nuo manęs, ar tai tiesiog kažkur tai iš išorės tos aplinkybės susiklosto. Ne, tai yra labai svarbu. Antras dalykas, jeigu kažkas nepavyko taip, kaip aš planavau, kas tai sąlygoja? Kokios tai buvo priežastys? Ką aš galėčiau ateityje, turint tokią panašią užduotį, panašų tikslą, ką aš galėčiau išbandyti, bent jau patyrinėti, padaryti kitaip. Jau yra 2 refleksijos elementai, kurie yra labai svarbus. Tai čia yra vienas formatas, tai yra vadovo pasimatymas su savimi. Ar ne? Ne tik vadovo, aš sakau, kiekvieną asmenybę reikia pasimatyti su savimi. Ar ne? Ir kur aš tai padarau ramiai, toje aplinkoje, kur yra man tinkama. Ir antras dalykas, refleksija, tai yra aš ir mano komanda. Kokios yra praktikos komandos reflektavimo? Jeigu komandai mes nusistatom mėnesio tikslus ir mėnesiui suėjus kažką paperforminau, ar mes apsitarėm, kokios yra sėkmės sąlygos, ar mes darom metrikas, mes surašom sėkmės istoriją, išanalizuojam, kas sąlygoja sėkmę. Viena refleksija. Jeigu kažkas nepavyksta, fail nights, ar ne? Ar mes analizuojame, ką mes taip darėme, kad mums nepavyko. Nes tai, kur mes esame šiuo metu, su tavim, šita akimirka yra sąlygota visų mūsų veiksmų iki šitos akimirkos. Ką sąlygoja? Tai jeigu mes atsiduriam situaciją, kuri mums yra nepalanki, tai mes esame sukūrę labai puikiai veikiančią sistemą, kuri sąlygoja, kad mes čia atsidūrėm. Kas yra tai per sistema? Ką aš joje galiu pakeisti? Ir vėl, ta refleksija jau yra su komanda. Jeigu komanda yra daugiau, kaip aš paleidžiu šitą procesą organizacijai, kad skirtingos komandos tarpusavy reflektuotų, nes ant pardavimo komanda, ten nežinau, apskaitos komanda, projektų vystymo komanda, produktų vystymo komanda, gamybos kažkokia ir taip toliau. Ir tai yra komandos tarpusavy ir kaip aš tai užsuku, kad tos visos komandos, visa organizacija irgi reflektuotų, irgi mokytųsi. Tai, tai yra kelių lygmenų procesas, bet viskas prasideda nuo savęs. Nereikia skaityti aibės kažkokių super duper vadybinių vadovėlių. Jeigu aš išbandau kažką tai pats, aš išbandau savo modelį, kaip man tai veikia ir bandau, parekomenduoti, paskatinti savo kolegas, kad taip darytų ir, žinai, ir aš žinau visus klausimus. Aš žinau visas savo asmeninės emocijas, mintys, kai aš susiduriu su pavyzdžiui, su nepasisiekimu ir taip toliau. Taip žmonės yra skirtingi, jausmai, kurie yra viduje, arba jausmų kategorijos, skirtingų jausmų ir akcijos yra panašus. Skiriasi tik tai emocinė išraiška. Vienas tranko iš stalo, kai kažkas nepavyksta, kitas džiaugiasi, trečias šypsosi, dar kažką tai dar vienas užsidaro savyje ir taip toliau. Bet kai aš kaip vadovas pats praeinu per visą šitą procesą, man yra žymiai geriau atjausti, kaip jausis mano komandos nariai, kuriem aš ir vadovauju. Tai dar grįžtam prie refleksijos to periodiškumo. Pats savo kasdieną suprantu su komanda irgi įdomi tema. Pareflektuoti, kas gerai, kas blogai, kas sąlygojo. Čia kasdieną ir nepridarys ir nereikia turbūt. Paminėjai taip kas mėnesį. Šiaip iš praktikos, tu prasme, kas veikia gerai, kiek yra optimalu. Per dažnai bus per daug ir nereikalinga, per retai neveiks. Kas yra geras vidurikas tavo nuomonė? Okay. Tai jeigu mes kalbėsim apie komandą, nes komanda yra dar 2 lygmenys, tai vienas pats su savim kasdien, ar ne, tai po to ten yra kažkokiam terminui suėjus mėnesiui gali būti šiek tiek daugiau, šiek tiek, nes tu peržiūri ne tik tai dieną prieš dieną po, ne tik savaitę prieš savaitę po, bet skirtingų ir tam tikrą laikotarpį, nes
net neabejoju, kad nemažai vadovų turi tam tikrus bent jau žymeklius mėnesio sėkmės, ar ne, arba ten metų sėkmės. Ir tada tą reikia detalizuoti. Aišku, pirmas dalykas tai yra planavimas. Jeigu aš turiu metų parametrų sėkmės, tai dvigubai išauginti klientų, tai aš kažką turiu padaryti, matyti, arba mano organizacija kažką turi padaryti per kiekvieną mėnesį. O tam, kad padaryti per kiekvieną mėnesį tą, aš turiu kažką padaryti ir mano komanda per savaitę. O ir tam, kad padaryti per savaitę, aš turiu per dieną. Ne? Tai čia yra visa struktūra, planavimo logika. Einant dabar į komandos lygmenį, tai yra du. Mes kaip komanda bendrai, kuris įjungia ir tarp asmeniniai dalykai, ir santykiai, kurie, ir komunikacija. Žinai, su mokymais taip pat dirbu ir dirbu labai pakankamai ilgo laiko tarpą, sakykime taip. Ir aš sakau, tai daugumoje organizacijų, su kuriomis aš susiduriu, dirbu su aukščiausio lygmens vadovais, arba ten vadovais bendrai galima būtų sakyti, vienas iš pagrindinių iššūkių yra komunikacija. Ir to, ko tas iššūkis bus, aš turėsiu duolas. O jisai bus. Kas labiausiai stringa komunikacijai? Ką tu turi omeny problemą su komunikacija? Kai kartais kažkurio metu dariau tokį pratimuką, ne, tai komandai duodu po vieną tokį lapuką lipnų ir sakau, kai jums pasako padaryti greitai, kas yra jūsų galvoje? Vienas pasako, parašo taip pat, kitas pasako, parašo per ateinančią valandą, trečias parašo per 15 minučių, ketvirtas parašo per šiandien, penktas parašo po to, kai padarysiu kitas man duotas skubias užduotis, kai kas parašo kelias dienas. Žingsnis buvo nuo tuoj pat iki rėžis, ar ne? Nuo tuoj pat iki savaitės pabaigos. Štai tavo ir komunikacijos iššūkis. Mes turime būti pakankamai konkretus ir turime būti tikri, kad vienodai suvokiame tai, apie ką kalbame. Ir kartais žmonės tai pačiai savokai greitai suteikia skirtingą turinį. O kartais, nes man greitai yra taip ir taip. O kartais šnekėdami atrodo apie skirtingus dalykus, mintise turi tą patį. Ir tas yra nesusikalbėjimas sąlygotas visų pirma, skirtingų asmenybių. Mes esam skirtingų tipų. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių. Skirtingų patirčių, skirtingų ten savo klaidų kažkokių padarytų ir taip toliau panašiai. Skirtingos organizacinės kultūros, kur aš dirbau iki šiol, arba kokia organizacija aš priklausiau ir taip toliau. Tai yra tokia kaip ir viena iš pagrindinių priežasčių. Todėl vadovams, nors tai yra labai nekomfortiškai, nes daug laiko valgo, reikia skirti laiko aš tai vadinu suvienodinti žinojimą. Tai yra susitarti, jeigu mes kalbame efektyviai, dirbkime efektyviai. Ką mes turime omeny? Tai aš kaip vadovas galiu turėti vieną komandos narį kitą ir taip toliau, tai mes turime susitarti, surašykite tai. Tai kiekviena komunikacija turi turėti sutarimą ir tas sutarimas, trečias elementas, aš trikampiais mėgstu viską aiškinti, trečias elementas, kad tai turi būti raštu. Raštu tai yra perteikta prasme, tai yra kažkur tai suformuota į tą susitarimą, kad mes galėtume prie jo sugrįžti. Tai grįžtant prie tos komandos, refleksijos, tai yra, arba vadovo su komanda, tai yra bendrai kaip komanda, taip galima kartą per mėnesį apsižiūrėti, galima galbūt rečiau kaip gaunasi. Bent kartą per ketvirtį, sakyčiau, tai čia yra, tai tikrai turėtų būti. Nes jeigu yra komanda didesnė, tai tikriausiai siejasi su tam tikrų tikslų pasiekimu. Tai kartą per mėnesį arba kartą per ketvirtį. Ir dar vienas dalykas, vadovas su savo tiesioginėme pavaldume, labai nemėgstu tas tiesioginis pavaldumas, bet dar taip jau yra, bet tai vadinasi, su savo artimiausią komandą turinčiais žmonėm, one-on-one'us irgi turėtų daryti kartą per mėnesį. Bent kartą. Jeigu vadovas su komanda su komandos nariais susitinka metų pabaigoje, kur sako, pasikalbėkime apie tai, kokius čia tikslus mes kėlėm, kaip tau sekėsi ir ten aš dar, kadangi tai yra susiję su atlygio sistema, duosiu ar neduosiu bonusų, tai tokio pokalbio nereikia. Sigadina. Tas mes atneša daugiau žalos. Nes pirmas dalykas, žiauriai didelis subjektyvumas. Nes tu neprisiminsi visų metų įvykių. Viso grįžtumo ryšio už metus tu neduosi, jeigu nėra savo laikio grįžtumo ryšio, aišku, ir nėra one-on-one, ar ne?
Ir tada pas tave kyla ryškiausi prisiminimai tų įvykių, kuomet tavo emocinė būklė buvo stipriausia. Namuose nepaėjo, buvo labai piktas buvai darbe ir smulkmena darbuotojų tikrai įsiminė. Buvai labai kažkaip laimingas ir didesnis įvykis, didesnė klaida, tiesiog jinai yra mažiau reikšminga už tą smulkmeną. Taip mes sukonstruoti. Tai todėl aišku, kad turi būti tam tikras periodiškumas susitikimo. Ir dar kartą, vadovas su savo artimiausiais komandos nariais bent kartą per mėnesį turėtų susitikti individualiam, tai one-on-one. Kokį formatą patartum ir kokias temas? Jo, tai temas gali būti 3 pobūdžių. Tai pirmas dalykas, tai aišku, kad reikėtų pasikalbėti ir paliesti tikslus ir rezultatus. Aišku, kad reikia kalbėti apie motivaciją ir santykius. Ir aišku, reikia kalbėti apie augimą ir kompetencijas. Tai yra 3 tokios, kaip aš sakyčiau, sritis. Šitas pokalbis, tai, aš kaip sakau, tai yra, gali būti darbuotojų vienintelis pokalbis, kuriame jis gali kalbėti apie jiems svarbius dalykus. Tai šitos erdvės irgi reikia suteikti. Tai reiškia, kad ir darbuotojas komandos narys atsineša savo klausimus į šitą sutikimą, kas jam rūpi. Bet jie dažniausiai plius minus įpuola į šitas 3 kategorijas. Antras dalykas, jeigu šitas pokalbis, taip jau techninius tokius dalykus kalbam, jeigu šitas pokalbis vyksta įprastoje aplinkoje, tai įsivaizduokit, tarkime, vadovas turi kabinetą, turi ten savo gerą šezlongą, tokią kėdę, ten sostą tokią aukštesnę, dar kažką ilgą stalą, kur ten žmonės dažniausiai pasitarti, ten kažkokią kėdutę, pačiam žmogui. Ar mes galėsim pasikalbėti atvirai? Ne. Tai aš rekomenduoju šitus pokalbius daryti kitokiame formate, kažkur tai kitur, negu yra įprastiniai mano kaip vadovo ir komandos nario tokie hierarchiniai santykiai. Nes pagrindinis tikslas apie tai, kad, yra apie tai, kad reikia kalbėti apie realius dalykus. Ne? Tam, kad mes kalbėtume apie realius dalykus, mes turime turėti santykį. Net pasitikėjimą. Tam, kad pasitikėjimas atsirastų, turi būti santykis. Atvirumas, pažeidžiamumas, ar ne, tai yra mes turime kalbėtis apie tai, nes kartais atvažiuoja organizacija ir tu žinai, pokalbis, susirinkimas vyksta, tai kaip čia viskas, apie ką čia mes darysim, kaip mes čia pasieksim šitų tikslų. Visi tyli, tai aš jums pasiūlysiu. Ir aš pasiūliau, sudėliojau ir po to aš patikrinau, kad visiems būtų padalintos užduotis, aš kontroliuoju, ar jos būtų įgyvendintos ir jeigu jos dar neįgyvendintos, aš ir padedu jos pats padaryti. Tai nemažai tokios įpročių arba inercijos, ypatingai iš tokių hierarchinę struktūrą mėgstančių, taip aš labai švelniai pavadinsiu, vadovų sąlygo tai, kad mes patys bukiname savo komandos narius. Mes atpratinamės mąstyti, kelti klausimų, prisimti atsakomybę ir taip toliau. Jeigu vadovas paklausė, davė 3 sekundės ir pats atsakė, tai ar aš, esu idiotas tam, kad prieštarauti arba dar kažką, čiagi vadovas. Ir pamažu, žingsnis po žingsnio, komandos narių savarankiškumas gali mažėti. Būtent dėl to. Įsitraukimas lygiai taip pat, čia vadovas viskas sprendžia ir taip toliau. Noras augti, tai jeigu aš nepadarau, tai vadovas už mane padaro, tai jisai super viską žino, kaip parduoti, kaip pagaminti, kaip pinigus skaičiuoti ir taip toliau. Ir tai yra pakankamai kaip ir neigiamas dalykas. Tai ištraukus, siekti kurti santykį su savo komandos nariais, kad mes galėtume kalbėti atvirai, yra labai svarbu. Tai vienas dalykas, išsitraukit, išeikit. Nusimkit visą laiką sėdit su švarku, nusimkit švarką. Sėdit visą laiką jūsų kabinete, arba jūs ateinate į savo komandos nario kabinetą, kai norite jam kažką pasakyti, kad reikėtų daryti kitaip. Išeikit į kavinę, eikit į valgyklą, eikit į posėdžių salę, eikit kažkur tai kitur. Ir tai šitas jau formato pakeitimas jau bus pokytis. Neįprastas, jau galima bus konstruoti kitokį santykį. Mano galva, tai yra labai svarbu ir mano patirtis sako, kad tai veikia. Okay. Aš dar biškai noriu pagrįžti į refleksiją kasdieninę. Tai
pokalbis arba susitikimas su savim. Eini per vakarykščius dalykus, per šiandieninius. Jeigu kažkas nepasisekė, gali savo realiai objektyviai vertinti, tai gerai, tai kas buvo, ką aš dariau, ko aš nedariau ir ar čia tiesiog išorės, kažką aš padariau viską, bet iš išorės sąlygojo, galbūt išorė viskas buvo tvarkoje, aš kažko nedariau. Gali būti visiškai nuoširdus su savim. Kaip tu žiūri į tokį dalyką, čia atskiras formatas ir atskira tema, bet tas accountability ir atskaitomybės sukūrimas, tą patį daryti su kitu žmogum, kur nuoširdžiu būti yra gerokai sunkiau turbūt, nes jau pačiam savo pripažinti, kad kažko nepadariau yra sunku, kitam žmogui dar sunkiau, bet tada ir atskaitomybė sukuria tą tokį postumį į priekį, nes aš žinau, kad rytoj mes apie tai kalbėsim, reiškia, šiandien turiu dar ekstra padaryti, nežinau kaip čia motyvacijos arba tiesiog daugiau padarai, kai žinai, kad esi atskaitingas kitam žmogui. Tai nelyginant šitų dviejų arba nesistengiant pakeisti vienam kito, bet ar naudoji tokią praktiką ir ką manai apie atskaitomybės kultūrą? Geras klausimas. Žinai, prieš tai dar norėtųsi pasakyti, kad dar vieną tokią įžvalgą. Pavyzdžiui, mano toj susitikimo su savim dalyje yra tam tikra refleksija apie sėkmės. Tai čia pirmas dalykas. Kiekvieną dieną aš turiu tokią skiltį, kur rašau, bet vadinasi sėkmės konstatavimas. Kiekvieną dieną aš turiu surašyti 5 sėkmės. Nesvarbu, kokia diena buvo. Aš turiu surasti 5 gerus dalykus, kurie atsitiko man, su manim, mano padaryti arba man. Ta prasme, nesvarbu. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad nemaža dalis vadovų, jie ir taip yra labai kritiški savo atžvilgiu. Jie žino, ko jie nepadarė, ko nesuperformino, ką ten reikėjo daryti kitaip ir visą kitą. Ar ne? Ir jeigu mes tik tai kritikuojame patį save diena po dienos, tai mes pamažu suformuojame tam tikrą nuomonę, savo nuomonę apie save. Ir iš tos remiantis šitą nuomonę, mes tada ir padidiname tikimybę, kad taip ir įvyks. Nes mes iš šitos perspektyvos ir planuojame savo ateities veiksmus. Aš moderavau tokią vieną diskusiją su Skauminu, tuo neuromokslininku, žinomiausiu Lietuvos daktarų, profesionalų šitos srities. Ir mes daug kalbėjome apie tai, kad ta prasme, tam tikri dalykai yra sąlygoti to, kaip funkcionuoja mūsų smegenys ir nervų sistema. Ar ne? Ir jeigu yra suformuotos tam tikros jungtis, susiformuoja jungtis tarp neuronų mūsų smegenyse. Takelis, pavadinkime tai takelį. Tai yra didesnė tikimybė, kad tomis jungtimis ir toliau viskas judės, ar ne? Lygiai taip pat. Tai aš pasakyčiau taip, tai jeigu susiformuoja tokias stipri jungtis tarp to, kad jeigu aš šitą darysiu, man nepasiseks. Man dažniausiai nepasiseka tokiose situacijose. Man čia dažniausiai būna didelios rizikos, kurios pasiteisina ir taip toliau. Tai automatiškai suformuoja mūsų elgsenos modelį, elgesio modelį. Mūsų kitiems dalykams. Tuo pat metu mes sąmoningai, nesąmoningai padidam tikimybę, kad taip ir vyks. Susiprogramuojam. Taip. Ir tai nėra metafizika, ten dvasinis kažkoks tekėjimas, tai yra neuromokslas. Tai lygiai taip pat kaip čia. Einant dabar sniego nėra, aišku, bet jeigu kalbėt apie sniegą, yra pusnys ir išvalytas takas. Kur aš eisiu? Aišku, kad išvalytų taku. Nebent noriu ten pakvailiuoti ir taip toliau, ir ten įkristi pusnį ir tai yra smagu. Ten angeliuką padaryti ir taip toliau. Bet tai yra vienkartinis veiksmas, bet kuriuo atveju. Aš eisiu taku. Tai lygiai taip pat važinėja neuronai mūsų smegenyse. Ir kai aš kažką tai keičiu savo nuomonę apie save, savo nuostatas, tai įsivaizduoju, tai aš iš šito tako išeinu į tą pusnį. Ir pirmą kartą praeinu iki kelių sniegas, nepatogu, varva, po to ten viskas ištirpo, šlapios kelnės ir taip toliau. Nesmagu, ne? Antrą kartą aš išeinu į lauką, man vėl yra kaip
man trauka yra eiti tuo išvalytų taku, bet ne, aš antrą kartą dėgiu tą įprotį, kartoju, vėl per tą pusnį. Ir vėl man yra trečią kartą pasirinkimas, vėl aš eisiu tuo taku. Ir aš turiu sąmoningai dėti papildomų pastangų, valią, tam, kad aš eičiau ir formuočiau toj pusnį naują taką. Ir kuo ilgiau aš tai darau, tai to labiau tas pusnį, aš jau pamažu iš to takelio padarau tokį pat taką, arba galbūt net didesnį, patogesnį, malonesnį praeiti taką, kuriuo man yra įprasta vaikščioti. Tai čia lygiai taip pat kaip anksčiau bent pastato naują daugiabutį, sudėję trinkeles, ar net tos takus, viskas, bet žiūri, kad žmonės vaikšto kitais takais. Ne? Tai galbūt yra tam tikra analogija ir su tuo. Tai va, tas sėkmės konstatavimas padeda man pamatyti ir teigiamus aspektus mano veikloje. Tame, ką aš darau. 5 sėkmės. Priklausomai nuo to, kokie yra dienos tikslai. Čia siejasi su to atskaitomybės partneriu, prie kurio dabar iš toli užeinu. Labai. Tai žinai, ir tai gali būti labai paprasti dalykai. Aš jau pasivaikščiot. Jeigu mano tikslas buvo, mano vienas iš tikslų per dieną, sakykime, pasportuoti, pamedituoti. Gali būti sportavau. Nesvarbu, kokios tai yra sėkmės. Tu turi matyti, kad iš principo tavo gyvenime yra dalykų, kurie yra geri, kurie vyksta kiekvieną dieną. O ne tik čia pavėlavau, šito nepadariau, čia su klientu nepaėjo, čia į darželį vaiką paimti pavėlavau, vėl paskutinis ten tėvelis, kuris paima, ten ir taip toliau ir panašiai. Tai matyti tos gerus dalykus, aš tą darau kiekvieną dieną, sėkmės konstatavimo skiltyje. Grįžtant dabar prie atskaitomybės partnerio, bent jau taip yra susiklostę, kad išorinė atskaitomybė mums veikia geriau negu vidinė. Stipriau. Jo, čia ir kylantis nepatogumai. Kalbant apie mano praktikas, tai mano kurį laiką aš dariau tokią praktiką, turėjau kolegę, moksleivį, kuris skambino man kiekvieną dieną 9 val. Vakaro ir klausė mano rezultatų dienos. 34 klausimai, kurie yra čia yra Maršalo Goldsmito sistemos, tiesioginis pritaikymas, kurie skamba taip. Aš padariau viską, kas nuo manęs priklauso tam, kad. Ir 304 dalykai, kuriuos aš turiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso per dieną. Dienos pabaigoje turiu įvertinti nuo 1 iki 10, tai yra 1 prasčiausias, 10 geriausias. Ir kolegė tiesiog skambina ir aš turiu susakyti pažymus. Tai šitas atskaitomybės modelis puikiai veikia. Įsivaizduoti, aš skambina moksleivė ir aš čia toks treneris, ten dar kažkas, tai coachingo specialistas, ir aš neatsakysiu arba nepadarysiu. Ne? Iškart motyvuoju, kad reikia tai vertinimą padaryti. Kai padarau įvertinimą, visą laiką sąmoningai, po to žiūriu, kad kartu, kaip gėda pasakyti, kad čia yra visą laiką 3-tukas rašau. Gal reikia rytoj Miroslavai kažką padaryti daugiau, kad būtų bent 4-tukas ar 5-tukas. Ir taip turiu. Ir aš už tai mokėjau 1 eurą už vieną skambutį. Tai va. Po kurio laiko tas įprotis šiek tiek dingo, tada nes galvoju, kad galiu susitvarkyti su appsu. Ta pati sistema turi tam tikrą aplikaciją telefone ir ten irgi susiformuoja tos klausimus ir gali pildyti. Bet čia jau nebe išorinės atskaitomybės, čia vidinė. Mečiau ją po, man atrodo, po 2 savaičių. Viskas dingo. Tai jeigu pavyksta surasti išorinės atskaitomybės partnerį, tai yra super, tai yra puiku. Aš kalbu apie tai, kai mes kalbame apie tikslų planavimą, tai dabar toks dar laikas, kur apie tikslų planavimą yra pakankamai, kaip populiaru kalbėti arba kaip tik nekalbėti, sakyti, kad kaip tik nereikia to daryti. Sakau, jeigu kažką ketinate padaryti, ieškokite bet kurio formato, kur jūs apsupsite panašiais žmonėmis, kurie gali jums padėti, patarti ir būti jūsų atskaitomybės partneriai. Kitaip tariant, norit išmokti kalbos, tai junkitės į bendruomenę, Facebook grupę, kalbos kažkokią tai mokyklą, suraskit kitų, kurie diskusijų kažkokios svetainėse, kažkur tai diskutuoja apie tą, kurie irgi turi panašų tikslą. Jie jau bus atskaitomybės partneriai. Norit sportuoti,
analogiškai. Eikit pas trenerį, eikit sporto klubą, prisijunkit prie maratonininkų grupės kokios nors Facebook'e arba dar kažkur yra susitikimas, eikit į susitikimą ir taip toliau. Nes tai tikrai padeda. Netgi jeigu tai nėra, vat, kaip jūs sakot, kad jeigu tai nėra konkreti vardas pavardė, kuri ten turi mano visus tikslus ir kontroliuoja. Tai, o kai vat, su verslininkais tada kalbi Lietuvos ir kai kaip šitą vat, pasiūlymą duodi, eik junkis prie kažko, apsup save žmonėm, kad padėtų verslo tikslus įgyvendinti. Ką jie daro Lietuvoje? Yra bendraminčių klubų kažkokių socialinių grupelių? Yra, aišku, kad jų yra skirtingų labai lygmenų, realiai skirtingų tikslų. Mes galime kalbėti apie įvairias asocijuotas verslo struktūras, ar net pradedant nuo pramoninkų, Lietuvos verslo konfederacija, tarsi skirtingų organizacijų, pramonės amatų rūmai, kurie būna ten, kur irgi apsijungia žmonės ir kur jau galima bendrauti. Mes galime kalbėti apie Rotarius, Rotaraktus, Lionsus ir visokius tokius klubus, apie smulkaus vidutinio verslo. Mes galime kalbėti apie inovacijų agentūros kūriamą spiečių tinklą, kur irgi tai yra ne tik bendradarbystės erdvė, bet tai yra ir bendruomenė. Kadangi teko su jais ir nemažai padirbėti, tai tikrai, kad tuose miestuose, kur jie veikia, apie juos irgi, kalbant apie smulkesnius, smulkus pradedančius galbūt verslininkus, tikrai daug žmonių, kurie ten yra kartu, sukasi, dalinasi patirtim, bendradarbiauja ir taip toliau. Prieš mūsų pokalbį kalbėjome apie BNI. Taip. Lygiai taip pat. Puikus formatas, kuris veikia, yra sėkmingas, yra didelė bendruomenė, yra didelis bendradarbiavimo galimybės, taip toliau panašiai. Aišku, kad yra įvairios grupės, yra Facebook'o grupės, yra įvairūs tokie verslo klubai, įvairių organizacijų yra organizuojami. Tai labai daug. Aš manau, kad tas, kas ieško, tas visada randa kelią. Jeigu tai tik tai yra tikslas, tai tą galima padaryti. Jeigu nieko iš to, kas šiuo metu yra, niekas man netinka, kas tau trukdo susikurti savo? Vis tiek dirbant versle yra artimiausi partneriai, klientai arba dar kažkas. Ten kiti tie, kurie irgi gyvena verslų. Susirinkę kartu, susitariam 5, 3, 2 ir viską. Ir kalbame, susirandam mentorių galbūt, jeigu tai yra pati pradžia. Ir su mentorium susidėliojam šitą santykį. Skaitomybės nėra iššūkių. Dirbi su vadovais, dirbi su komandom, su daug žmonių, daug verslų bendrauji. Prisimink ir pagalvok apie savo sėkmingiausius klientus asmenis, įdomu, vadovus. Kas tu išskirtum juos visus vienyje? Kokie bruožai, savybės arba jų kažkokios praktikos? Žinai, pasakai, prisimink sėkmingus. Kas pas juos bendro, ta prasme, iš tavo sėkmingiausių klientų? Nes man klausimas tai asmeniškai yra vienas, žinai, kaip būti sėkmingu vadovavime, kaip būti sėkmingu versle. Tai jeigu tu iš sėkmingiausių savo paimsi, tai gali būti jau man užuominų. Žinai, aš, reflektuojant, žinai, tai pasakė, įvardink sėkmingus, o aš neatsimenu nesėkmingų, žinai. Tarsi, ne tai, kad aš stengiuosi juos pamiršti, bet ne tai, kad jų būtų. Ir paaiškinsiu, kodėl. Kiekvienas yra ten, kur jisai padarė viską, kad atsidurtų. Ir sėkmė yra labai sąlyginis dalykas. Šiuo metu mes su tavimi sėdėdami šitoje studijoje priklausom 20% sėkmingiausių viso pasaulio žmonių. Nors per daug nieko, kaip ir, žinai, gali būti. Teisingai šalyje, ne? Galim būti ir nepadarę. Tai yra labai toksai santykinis dydis, nes tada reikėtų kalbėti apie tai, o kaip tas asmuo, tas vadovas, kaip jis identifikuoja arba jį identifikuoja savo tą sėkmę. Kas yra sėkmė jai arba jam? Vienam tai yra užauginti didelį tarptautinį verslą. Kitam tai yra turėti kontroliuojamą valdomą
tą, kurį aš galiu apčiuopti, ar ne, tokį verslą, kuris veikia mano miestelį, mano šalyje, ar ne, mano regione. Trečiam tai yra greitai sukurti, išvystyti, sistematizuoti, parduoti, eiti kurti dar kitą verslą. Serial entrepreneurs. Tai yra labai skirtingi dalykai. Bet nepaisant to, kad tai gali būti labai skirtingi dalykai, kas yra sėkmė, mano nuomonė, subjektyvia tokia nuomonė pasidalinsiu, tai yra sąmoningas augimas. Su kiek lyderių aš dirbau, galbūt man labai pasisekė, nes aš praktiškai dirbau tik tai su tokiais. Visi šitie žmonės norėjo augti. Pas save ateina tie, kurie nori augti. Tai esi natūralus filtras. Tai galbūt tai ir tai. Ir tas augimas gali būti labai skirtingas. Labai paprasta yra susegmentuoti. Ta prasme, tai čia verslininkui, verslo vadovui reikia augti verslo srityje. Išmanyti geriau verslo procesus, vadovavimą žmonėm ir taip toliau. Bet galbūt tai yra ne tai. Nes iš principo mes taip coachingo specialistai tarpusavį taip pajuokavo, kad bet koks klausimas, su kuriuo pas mus ateina, gali įtilpti į vieną iš 4 arba į kelias tų pat metų, bet tai iš principo į 4 kategorijas. Tai yra 4 esmės. Tai yra santykiai, stabilumas, savirealizacija ir sveikata. Ar ne? Tai stabilumas tai apima tą materialį dalį, tame tarp atlygį, dividendus, pelną, ir panašiai. Ir ne tik tai, ar ne? Gali būti tai yra ir namai, automobiliai ir taip toliau. Ir iš pat pradžių daugelio coachingo sesijų mes tai ir nagrinėjom iš tą dalį, kuri yra susiję tik su darbu. Ne? Tai jeigu tai yra verslo savininkas, tai pas jį dažniausiai yra ir stabilumas, ir savirealizacija kažkiek persidengia, bent jau kažkiek persidengia. Nors gali būti, kad yra papildomas hobis, Dakarė sudalyvauti, arba ten dar kažkas, tai, ne, kuris yra dar papildomos savirealizacijos dalis, bet yra nemaža persidengianti dalis. Ir atrodytų, kad įprasta, kad reikia apie verslą, apie tą organizavimą, efektyvinimą ir taip toliau, augimą, apie šitą kalbėti, bet kuo geriau mes sukuriam tarpusavio ryšį, tuo labiau lenda kito pobūdžio klausimai, kurie yra susiję tiek su santykiais, gali būti susijęs su sveikata, gali būti susijęs su visiškai kitokios savirealizacijos dalimi, su ta prasme, galbūt dėl ko aš tą verslą kuriu. Nes verslas arba darbas, jisai yra tik priemonė. Tai nėra tikslas savaime. Ne? Tai yra priemonė kažkokiems mūsų tikslams pasiekti. Kai kam yra labai paprastai. Mėnesio pabaigoje matau kortelį skirtumą, už tai perku iš tikrųjų tai, kas yra man prasminga. Kai kam darbas, pavyzdžiui, man, net tai yra darbas, aš jau save realizuoju darbą. Ta nemažai tų dalykų, kuriuos šiuo metu darau ir už kuriuos moku pinigus, kažkada aš dariau nemokamai. Dar pinigus duoda. Tai labai gerai. Tai ir tada tu matai tą kompleksiškumą, nes mes negalim padalinti vadovo arba vadovės supjaustyti gabaliukais identitetais. Čia tu mama, čia tu dukra, čia tu sesuo, čia tu draugė, čia tu Rotary narė, čia tu sportininkė, o čia tu vadovė. Ne, yra vienas asmuo. Ir pokyčiai vienoj srity persilieja ir į kitas sritis. Todėl tas augimas gali būti sąlygotas ir su kitom sritim. Pareis sveikata, ir girdin bus tas. Viskas, kas yra nesu sveikata susiję. Nedirbsiu su santykiais ir man bus blogai, aš jausiuos vienišas, ar dar kažkas. Arba ten, nežinau, skirsius, arba taip toliau. Ten vaikai santykiai. Tai aš save iškart permėsiu daugiau dėmesingumo skirsiu tos ryčiai, kurioje yra blogai. Tai mano kaip coachingo specialisto ir kaip asmens pirmiausiai pasidalinimas toks, tai yra visą laiką jausti, kur yra ta pusiausvyra. Nes visos šitos rytis turi įtakos mano. Taip kaip aš elgiuosi, kaip aš jaučiuosi darbe. Ar ne? Ir mes suprantam, kad ta pusiausvyra nėra statiška. Visiems po 25% laiko skiriau. Viskas, aš esu pusiausvyra. Nesąmonė, tai yra neįmanoma. Tai gali būti labai, labai, labai trumpų momentų. Ar ne? Gali būti.
O iš principo mes stovim kaip cirko aktorius, mes stovim ant to kamalio, ar ten ant tos, nežinau, vamzdžio, ant to vamzdžio yra tas pagalys. Na ir priklausomai nuo to, kur mes esam, gali būti antras vamzdis, dar pagalys, trečias ir mes kokiam 5 aukšte stovim ir mes tarp šitų 4 sričių visą laiką balansuojam. Tai aš suprantu, kad aš niekada nebūsiu į visas sritis, neskirsiu vienodai dėmesio. Bet mano tikslas, kad aš visą laiką išlaikyčiau tą pusiausvyrą, nenukryščiau. Kai tik tai galiu, taip, tam tikrų momentų man reikia skirti žymiai daugiau laiko darbui. Varyti, dirbti iki 12, iki 1 ir taip toliau, ruoštis projektus, važiuoti komandiruotės, viskas su tuo yra gerai. Jeigu tai nėra nuolat besitęsiantis procesas. Jeigu tai vyksta diena iš dienos, savaitėm ir mėnesiais, tai jau yra požymis, kad kažkas su mumis, arba tai, ką mes darom, yra ne taip. Jeigu tai laikas nuo laiko vyksta, tai aš suprantu lygiai taip pat. Susirga mano artimiausi žmonės, aš išvarau iš darbo, nes tą dieną man reikia vežti kažką į ligoninę ir taip toliau. Ir vėl, balansas bet aš visą laiką žinau, ko aš sugrįšiu. Tai mano tikslas asmeninis, tai yra išlaikyti šitos pusiausvyrus. Ir kalbant apie vadovus, kurie sako, dirbu organizacijų 20 metų, viską pasiekiau, nevežu. Neįdomu. Ne. Tai vat, ten irgi yra toks tas klausimas. Gali būti, kad tu viską sukišai į vieną tą sritį, o kitose srityse nieko neturi. Ir tu nugesai, nes pavyzdžiui, civilizacija, pažinimas, įdomumas, naujus patirtis iš kitų disciplinų, iš kitų sričių, jos kaip suteikia įkvėpimo, tam tikrų naujų patirčių, kurias tu gali pritaikyti. Tai jeigu tu to nieko neturi, tai gali būti, kad tai yra viena iš priežasčių. Nesakau, kad visiems, niekada nesuabsoliutinu, bet sakau, kad apie tą reikia pagalvoti. Labai trumpai. Jeigu žiūrit šitą epizodą ir patinka, ką mes čia kalbam, paspauskit subscribe mygtuką, padėsit mūsų kanalui augti. Pažadas iš manęs, kanalui augant galėsim pakviesti vis įdomesnių pašnekovų ir kurti gerą turinį. Ačiū Jums labai. Jeigu vadovas ateina pas tave ir sako, nebeturiu motivacijos daryti savo darbą. Šiaip žiūrėjau vieną Ilja Laurso pasisakymą pranešimą. Jisai sakė, dažniausia startupų nesėkmės priežastis yra, man atrodo, čia galioja ir visiems verslam, tik startupam gal dėl jų specifikos labiausiai, bet iš esmės yra dažniausia nesėkmės priežastis yra išsikvėpus motivacija. Iš pradžių visi excited, čia keisim pasaulį, dideli dalykai, viskas, tada reikia kiekvieną dieną dirbti ir tikėtina ilgą laiką dar nematant rezultato. Ir po to po truputį viskas nugęsta ir tada tiesiog žmonės pradeda arba tingėti, arba daryti dalykus, arba tiesiog per mažai motyvuoti. Versle, sakau, ne startupuose, startupai irgi verslas, bet ilgiau gyvuojančiuose versluose, stabilesniuose versluose, kur nėra to staigaus augimo ir toliau sekančių žingsnių, irgi tas pats turbūt tie patys ciklai galioja, bet būna gal kitokios priežastys. Tai man ir įdomu, kai vadovas ateina ir sako, nebeveža mane šitas darbas, įvardinai vieną iš priežasčių, kad gali būti disbalansas tarp tų 4 esų, kaip sakė, ne? Ką tokiu atveju darai? Čia ir pradedat kalbėtis, kur dar būna atrandi raktų dėl nukritusios motivacijos? Stebuklai įvyksta tada, kai asmeniniai tikslai ir organizaciniai tikslai susikalba. Arba tarp tų dviejų ratų yra tam tikra persidengianti erdvė, kai ir tarp asmeninių tikslų turiu omeny ir organizacijos, šiuo atveju verslo tikslų, ar ne? Ir čia yra keli dalykai, keli iššūkiai. Pirmas dalykas, ar aš turiu asmeninius tikslus? Kalbant su... Kaip dažnai žmonės neturi asmeninių? Kalbant su dalim vadovu ir sakau, tai gerai, kokie tavo tikslai yra šiems metams? Ir atkipiaisina mane organizacijos tikslais, aš sakau, tai čia yra net tavo tikslai. Čia yra organizacijos tikslai. Tu nesi organizacija. Net jeigu tu esi jos savininkas, tu nesi įmonė, tu esi žymiai daugiau. Nes tai yra kiti identitetai, apie tai, ką mes jau kalbėjome. Tai yra dalis tų, kurie susifokusuoja arba susitelkia ir tai tos tik organizacinius tikslus ir susitapatina su jais. Tai asmeniniai tikslai tikrai nėra tik lygų organizacijos tikslams. Ne? Jų yra daugiau. Ir toks paradoksas gali būti taip, kad nemažai vadovų neturi tos ilgalaikės vizijos. Savo įmonės turi.
turi ir kelias, ir turi ir kelių įmonių, ir tas daug gali turėti, bet savo ne. Tai kas sėkmingai daro, taiko organizacijoje, kažkodėl atėję namo apie tai visiškai pamiršta. Aš nekalbu apie 3 metų, kalbu ir apie ilgesnius tikslus, nes mano pokalbis, tokiu atveju, jeigu mes apie tai jau susidurėm, tai su tokiu klausimu susidurėm su motivacijos, prasideda nuo to, kad o kas tai yra prasmingas gyvenimas? Pagal ką savo gyvenimo pabaigoje, tame galutinėme taške, kai tu palieki šitą pasaulį, guli šezlongį kur nors prie jūros, čia aš savai įsivaizduoju, geri kokį skanų ananasą, kokteilį, ten dar kažką. Ir tavo ta paskutinė akimirka, ir ten yra įvairių tokių pasamprotavimų, kad tie, kurie sugrįžta iš tos komos ir visą kitą, ten prabėga prieš akis ten visas tas gyvenimas. Ten, pas mūsų senesnė karta, tai tikriausiai dar bus koks nors nuotraukų albumas, jaunesnių kartų gal čia bus kažkoks TikToko filmukas, praskrolina kažką, bet kažkokios tos akimirkos. Ar šitame albume bus aš įmoniai, aš skaičiuoju pelną, aš susitinku su savo komanda, mano įmonė padidino pardavimus 2 ir visos nuotraukos bus apie tai. Duok die, kai ten būtų kelios akimirkos susijusios su to. Tikriausiai visos tos kitos nuotraukos bus apie kitką. Apie kažkokius santykius, kažkokius potyrius, kažką kito. Kažkokius pasiekimus, gal asmeninius, gal dar kažką, aplankytas šalis, nežinau. Sustiktų žmonės, tikriausiai kažkas tai kito. Bet bent jau garantuoju, kad tikrai iš asmeninės patirties ir tiek, kiek kalbėjom, kad tikrai ne vien tik tai darbo dalykai. Tai okei, tai kas turi būti tame nuotrauko albume tam, kad tu pasakytum, Miroslavai, tu nugyvenai prasmingą gyvenimą. Tu bent jau pabandėjai gyvenime padaryti viską, ką nori. Kas ten turi būti? Tada tu jau turi susidėlioji, pradedi dėliotis ir vėlgi čia gali būti kelios gyvenimo sritys, bet dažniausiai viską galima sudėlioti tas 4S, ar ne, 4 sritys, kiekviename iš jų bus tam tikros nuotraukytės, kurias aš turėsiu matyti daugiau, mažiau, kurias aš norėsiu matyti savo gyvenimo pabaigoje. Tada turim tas nuotraukytės, ką, priklausoma nuo to, kokia yra perspektyva likusi, bet turėtų būti ilgalaikiškesnė šiek tiek. Tarkim, mūsų atveju mes galėtume sakyti, ką aš turiu padaryti per 10 metų tam, kad padidėtų tikimybė, kad šitos nuotraukos į šitą albumą bus įdėtos. Ir aš jau galiu suformuoti tam tikras kryptis, tam tikrus požymius, tam tikrus esminius pasiekimus. Nesakau, kad reikia KPIs iškart daryti. Ką aš turiu padaryti per tos artimiausius 10 metų tam, kad tai atsidurtų. Turiu 10 metų tarpinį perspektyvą, ką aš turiu padaryti per metus. Turiu per metus perspektyvą, ką aš turiu daryti kas savaitę, kas mėnesį, kas dieną. Ir svarbiausia, kad tada ten pamatai, kad atsiduria ir kitų nuotraukų. Noriu aš ir paskaityti, noriu aplankyti šalis, suvalgyti patiekalus, su mocu kažkur pravažiuoti, ten dar kažkaip nesvarbu. Gali būti labai skirtingi dalykai. Ir tai yra dar papildomas stimulas, tai kam aš skiriu gerą pusę savo laiko, daryti tai labai efektyviai. Nes dienos pabaigoje aš suprantu, kad pabaigęs tai, ką aš darau, darbe, aš dar turiu turėti 2 dalykus. Turiu turėti laiko ir turiu turėti pakankamai energijos. Tam, kad aš gyvenčiau tą galbūt net pas kažką savo svarbesnį gyvenimo dalį. Realiai. Ir tada atsiranda tas ir poreikis, ir motyvacija. Tai čia mes pradedam kaip žinojimą asmeninių tikslų. Tada antras dalykas, ar aš žinau organizacinius tikslus, tai šiuo atveju kalbam apie vadovą, tai nėra klausimų, bet vadovams tokia kaip ir įžvalga, dalis jūsų komandos narių taip ir nežino, koks yra jūsų organizacinis tikslas. Net jeigu jūs turite strategiją, net jeigu jūs turite tikslus, net jeigu turite viziją, misiją, KPIs, jie gali nesuprasti, nežinoti, koks yra iš tikrųjų organizacijos tikslas. Ar skyrėte tam laiko, kad apie tai pasikalbėti, kad paaiškinti, kad jie suvoktų. Ir trečias dalykas tai yra sąsaja tarp organizacinių tikslų ir asmeninių. Sąsaja, verslo savininko gali būti tiesioginė, bent jau gaunu pinigus. Tikriausiai antroji sąsaja tai yra dalis mano savirealizacijos, nes aš tam verslą kūriau. Ar ne? Bet jeigu šito vietoje atsiduria darbuotojas,
Tai pirmas klausimas, ar jisai turi savo tikslus, bent jau kokius, bent jau ten neišsireikalausi viso gyvenimo perspektyvos, bet bent jau ten, kur tu nori būti po 5 metų, ką tu nori turėti, ką tu nori daryti, kur tu nori veikti. Ne? Tai ar jisai turi, arba jinai, ir tada ar supranta, ir mūsų yra užduotis paaiškinti, surasti vertimą. Žiūrėk, tu nori, tai va, tu šiuo metu jau, aišku, vienas iš dalykų, tai aišku, gauni atlyginimą, tikriausiai už tai nusipirki tų dalykų, kurių nori nusipirkti. Ne? Patirčių, ten, nežinau, infrastruktūros, ten pinigų, bitkoinų, bet ką. Kas yra svarbu. Ne? Teatrą ir taip toliau. Ir lygiai taip pat mes turim savo sąsajas. Ir kartais vadovai jau neberanda šitos sąsajos. Jeigu tai yra vadovas lygų savininkas, yra viskas labai paprasta. Žinom, kad Parduok verslą. Jo, parduok verslą, pasamdyk profesionalus, tarsi prisitraukti tokių verslininkų, parduok dalį visą, čia jau yra listinguok, yra aibė dalykų, ką galima būtų padaryti, priklausomai nuo to, kokiam etape savo vystymosi šiuo metu yra. O jeigu samdomas darbuotojas? O jeigu samdomas darbuotojas, tai ir dvi išeitis. Vienas dalykas, padaryti kažką tai pakeisti, kad tu organizacija atsirastų daugiau to prasmės, kadangi tu esi samdomas darbuotojas, jeigu esi vadovas, tu gali moderuoti, ar ne, naujų produktų, kurie tau yra įdomus, pasiūlyti organizacijai, naujų rinkų, kurie tau yra įdomus, surasti kažkokį ten aspektą, kuris tau yra įdomus. Lygiai taip pat kaip ir darbuotojas, tu gali siūlyti. Aš noriu po 5 metų turėti savo nedidelę viešųjų ryšių kontorėlę. Tai aš galiu siūlytis, aš noriu dabar viską, mane dėkit, prašau, viską, visur, kur yra susijęs su komunikacija, viešaisiais ryšiais ir visą. Ir šito darbuotojo nereikės motyvuoti. Kai yra sąsaja, vyksta stebuklas. Jisai pats varys daugiau, geriau, greičiau, didins kompetenciją ir taip toliau. Mano kaip vadovo užduotis atrasti, padėti jam atrasti, padėti suprasti ir suformuoti pažadą, kurį tiksliau įsipareigojimą, nes pažadas tai yra padažas. Įsipareigojimą, kurį aš įgyvendinsiu. Kartu su juo susitarimą. Jeigu tu dabar man su manim, žiūrėk, tu nori būti tenai, bet dabar 2 metus mes einame šituo keliu, o ten po 3 metų, jeigu viskas paeina, tu ten nueini arčiau link tos savo vizijos. Ne? Tai reiškia, tu turėsi ne tik, tai dabar turėsi pinigus, aš tave mokysiu, arba tu mokysis, auksi ir taip toliau, ir po to dar atsiras papildomos motyvacijos, ne? Dar prie savirealizacijos. Tai lygiai tokį pat klausimą turi užduoti savo vadovus. Tai mano patirtis, tikslai, apie tikslus mes jau pasikalbėjom. Antroji, nemažiau svarbi, nuovargis. Nusėda akumuliatorius. Kalbant apie vadovus ir, ypatingai to spektro organizacijų, apie kurias mes kalbam, ar ne, dirbam, tai nors iš tikrųjų visų, nemaža dalis vadovų šiuo metu varo perdegę savo vakarų, kartais savaitgalių, kartais atostogų sąskaitą. Tai tada nereikia priimti greitų sprendimų. O ne vadovo, o darbuotojų. Nes bendrauju su komandom. Būna taip pat. Svarbu, reikia pabandyti pasidaryti diagnostiką. Tai yra, ar su tikslais yra klausimų, kažkas neaišku, kažkur neaišku, aš nesuprantu, kokia yra mano vieta. Ir po to pasidaryti, ir sveikatos atveju. Galbūt vietoj greito sprendimo, šitą reikia dabar jau ten suformuoti pagrindą jo atleidimą. Galbūt žmogui reikia tos išsiųsti. Arba pačiam išeiti, kad pačiam nepadaryti kažkokią tai sprendimą, kuris bus per greitas. Ir kaip žmogui pas save diagnostiką pasivaryti, kaip suprasti, kad esi perdegęs? Tai čia dabar didelė tema ir daug labai didelė kalba, bet tai reiškia didelė problema. Labai didelė tema. Yra skirtingas ten skaičius tų žingsnių, etapų iki to visiško perdegimo. Visą laiką mes, tu esi kelyje link. Priklausomai, kiek toli tu nuėjęs iki faktinio perdegimo, tu daugiau arba mažiau gali imtis kažkokių korekcinių veiksmų, ar ne, ir tu mažiau reikia. Jeigu nueisi iki pat pabaigos, tai varysi į reabilitaciją. Ir tai jau bus savaičių, ne dienų, tai bus savaičių klausimas ir gali būti, kad ir daugiau mėnesių, ar daugiau. Tam, kad tu galėtum atsistatyti savo jėgas. Neatsimenu, nes Skaumenas ten dėliojo labai gražiai, tas pats neuromokslininkas, kadangi dirba su šito klausimu. Aš savo kaip taip, pirmas žingsnis.
ar aš aukoju tą savo laiką, kurį esu suplanavęs skirti kitiem prasmingiam dalykam, ar aš aukoju darbą. Jeigu aukoju, pavyzdžiui, man yra pasirinkimas, tarkim, nueiti į sporto klubą arba pabaigti projektą. Ir aš nuolatos pasirenku, tas sporto klubas, reikia jam uždirbti, taigi reikia projektus pabaigti. Ir aš reguliariai aukoju. Jau yra pirmas požymis, kad jau yra kažkas ne apie tai. Prie to dar galima būtų, aišku, tai man tai yra pats svarbiausias. Tada aš jau turiu susistabdyti save ir pasižiūrėti sąmoningai, ką man su to reikėtų daryti. Jeigu tai yra nuolat kartuojasi, balansas, po to dirbi savaitgaliais, ar ne, daug dalykų. Jeigu nespėjai visą laiką darbų pasidaryti, irgi tai yra tam tikras požymis, kažkur tu jau judi perdegimo link. Aš nesu šitos srities mokslininkas ir specialistas, bet toks labai paprastas patarimas bet kam. Šiuolaikiniame pasaulyje nėra problema atsakyti į klausimą kaip. Pats pagrindinis dalykas yra klausimas ką. Arba kas. Kitaip tariant, jeigu aš jums nepasakiau dabar perdegimo požymių, arba ten 7 efektyvaus delegavimo žingsnių, tai nėra problema. Dabar žinių viso. Nereikia važiuoti į centrinę Martyno Mažvydo biblioteką, stovėti eilėje, laukti, kol jums pargražins tą knygą ir jūs galėtumėt pasiskaityti. Nueinat į Google, nueinat į ChatGPT, įvedat perdegimo požymį, jums išmeta iškart visus atsakymus. Pagrindinis klausimas yra kaip, kas su tais atsakymais jūs daro, kokią turit praktiką, arba kokių veiksmų imsitės tam, kad tą padaryt. Tai va, tai tiek apie tą, apie to perdegimo identifikavimą, kad tai, požymius nustatyti labai paprasta. Pats pagrindinis dalykas, tai yra refleksija, sąmoningumas. Aš nepadarau, žiūriu, kad vis aš tų pačių svarbiausių darbų nepadarau. Kartojas. Kodėl kartojas? Galbūt vienas iš požymių yra apie tai, kad aš darau per daug, aš mikromenedžinu. Aš darau viską, visiems padedu, visiems esu fainas, geras, specialistas, bet ne vadovas. Ne. Ir dėl to man nesuspėju su savo darbais. Skiriu dėmesį antraeiliam dalykam, nes noriu būti hebros dalys, negaliu pasakyti ne. Ir ta analizė, ir toje analizė gali būti ir sveikatos metrika, aišku. Galima pasižiūrėti, ar galbūt dėl to, kad aš pastaruoju metu mėgau vis ten 5,5 valandų, ir tai jau yra tam tikras pakankamai ilgos laiko tarpas. Pasakos, tai yra viskas, kad su tais vadovais čia, bent jau su tais, su kuriais dirbau, kuris sakė, tu žinai, Miroslavai, mano organizmas yra kitoks negu visų, man pakanka miegoti 5 valandas. Susitarėm dėl žurnalų, mėnesį, susitarėm dėl tokios priverstinės praktikos mėnesį. Jis sako, tu žinai, iki susitikimo su tavimi, iki to ilgesnio miegojimo, aš jau buvau super efektyvus, produktyvus. Dabar aš esu tiesiog kaip, Spaceship One. Aš esu jau visiškai, kai aš pradedu išsimiegoti, ar ne? Tai vėlgi, kamera įdomu, nėra problemų rasti tyrimų. Nueini Google Science ir rašai apie Google Scholar, atsiprašau, ne Google Scholar, kur yra moksliniai straipsniai. Ir rašo bet kurį klausimą, jums išmes mokslinių straipsnių. Tai neišsimiegojusių žmonių reakcija, tyrimas ten pats paprasčiausias, vienas iš pirmų, kurį išmeta apie mašinistų, tai yra traukinių vairuotojus. Kad jeigu jie yra neišsimiegoję, jų reakcija pailgėja. Kaip aš tai adaptuoju vadovo gyvenimui? Jeigu jūs esate netinkamai pailsėję, tai tą patį sprendimą arba tą patį veiksmą jūs atliekate žymiai lėčiau. Reiškia, kad jam reikia daugiau laiko. Tai aš tada, jeigu esu galvojęs arba žinau, kad man tas veiksmas užtrunka valandą, dienos pabaigoje aš matau, kad aš nespėjau, ar ne? Man užtruko 1,5 arba užtruko dar ilgiau. Ir tada aš automatiškai nespėjau kažko tai padaryti. Bet čia yra dar ir su planavimu susijusi dalis. Kai mes kalbėjome apie 3 pačius svarbiausius darbus, tai nuo ko viskas prasideda? Bent jau dalyje vadovų, galbūt ne aukščiausio lygmens, bet ir jų tame tarpe, praktika. Turi kalendorių, kitos dienos atsidarai kažkokį ten kompiuterį arba dar kažkur, ir turi tos darbo valandas ir susidėlioji visus darbus.
Visą dieną. Ką tu ten darai? Čia skambinu, čia darau, čia visą šitą ir taip toliau. Jeigu taip susidėliojai, jau pasmerkiai save nesėkmę. Nes bet kuri praktika, bet kuri teorija sako, kad, maks 50-60% savo dienos tu gali planuoti. Nebent tu esi vienuolis, kuriam nieko nereikia rūpintis, sėdi kur nors ten, nežinau, bėti kažkur tai ir absoliučiai nuo nieko nepriklausai. Net ir tai orai yra, kurių gali priklausyti. Tai čia yra pirmas feilas. Susiplanuoja visą dieną ir nesusiplanuoja reakcijų, kur klientas paskambina, kur atsitinka kažkas, tai ko aš negalėjau numatyti. Ir tai natūralu, kad tai atsitinka kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Antras dalykas, mano bent jau asmeninė refleksija, tai yra per gerai galvoju apie save. Tai reiškia, aš galvoju, kad šitą užduotį aš atlieku ten, tikrai per valandą atlieku. Arba šitas susirinkimas tikrai pas mus vyks ten valandą. Kiek mes susirinkimų, žiūrim, kad jau užtrunka valandą 15, valandą 10, nesvarbu, valandą 5 minutės. Jis užtrunka ilgiau, negu mes planavom. Ir jeigu mes to nesusireflektuojam, įsivaizduot, mes sudėjom visą dieną ir dar mes numatėm per mažai laiko tai vienai daliai. Antra, nesėkmės priežastis. Ir taip, by design, vien tik tai dėl šito mes save pasmerkiam būti nevykėliais. Arba galvoti apie save, vėl aš čia... Arba čia po darbą. Arba realiai dirbti pat. Tai ta prasme, visą laiką yra. Tai čia yra kaip nevykėliais, čia aš apie save kalbu, apie savęs vertinimo, ar ne? Tai yra nevykėliais ta prasme, kad, vėl susiplanavau pasportuoti, vėl susiplanavau knygą paskaityti, namuose ten, nežinau, sutvarkyti savo lentyną, prasmingai pabendrauti su mano artimiausiais žmonėmis ir vėl nepaėjo kortą. Tai nepaėjo by design. Tiesiog reikia pakeisti savo požiūrį į planavimą. Ir pasikeitus požiūrį, viskas pasikeis. Mano tai refleksijai, kuri vyksta vakare, kai aš pasižiūriu, tai va tas užduotis, kurias man užtrunka ilgiau negu aš planavau, aš pasinalizuoju jų priežastis. Tokiu būdu, pačioj pradžioje, kai man tą reikėjo daryti labai mechaniškai, aš žymėjausi, turėjau tokį lapą atsispausdinęs ir žymėjausi kiekvienos užduoties suplanuoti ir faktiškai laiką, kurį užtrunka. Aš supratau, kad aš apie save galvoju 30% per gerai. Kitaip tariant, vidurkis, vėlgi čia suvidurkinta, bet neesmė, kad man užduotis užtrukdavo 30% ilgiau atlikti, negu iš tikrųjų aš buvau susiplanavęs. Ir ten po to atsiranda dalis užduočių dėl to, kad užknisa manęs. Jeigu aš esu vadovas, ar aš galiu jas deleguoti? Ar aš galiu subranguoti? Ar aš galiu nusipirkti paslaugą iš išorės? Tai, kas mane užknisa, galbūt mažai žinau ir taip toliau. Antra dalis, tam tikrus kompetencijos. Kokių kompetencijų trūksta? Tai nusipirki tą, nereikia eiti į mokyklą, universitetą, judami, nežinau, Excelio kursiuką, kaip ten greičiau lentelės stumdyti. Arba nusipirki ten kažkokį vadovavimą, nueini pas coachingo specialistą, nueini pas mentorių, nueini į mokymus, išgooglini, pasižiūri, pas nieką nereikia eiti YouTube, viskas yra tik tai pasitikrini šaltinį, ar ne, kad jisai būtų patikimas tos informacijos, kurie yra for free, nemokama šiuo metu. Ir vėlgi, refleksija, kažką su tuo darai. Nes kai tu matai, kad nuolat vėluoji, arba sutinki, perplanuoji tada laiką, matai ne valandą 30. Bet tai vėlgi mes grįžtam prie to, ko šiandien pradėjom, tam man reikia reflektuoti, man reikia pasimatymų su savimi. Super. Pakalbėkime šiek tiek apie įmonės strategijas. Viena iš tavo veiklų moderuoti įmonių strateginės sesijas. Ir vienu metu sakei, kada kalbėjom apie asmeninius tikslus, tai įmonė, net jeigu ir strategiją turi, bet ten tikslai ir taip toliau, klausimas toksai, kalbant vėlgi apie smulkius vidutinius verslus, kaip dažnai sutinki verslus, kurie neturi strategijos, su pirmu? Apie smulkius vidutinius? Jo, nes dideli tai aš tikiu jau yra struktūros, yra žmonės atsakingi ir daugumoje jau sutvarkyta. Kaip dažnai įmonės... Labai optimistas esi. Jo? Gerai. Tada apie visus verslus kalbėkime. Įtraukim ir stambiuosius. Kaip dažnai įmonės neturi strategijos? Žinai, praeitais metais teko dirbti su keliais verslais, kurie yra didžiausi, sėkmingiausi, nes didžiausi čia yra vienas iš parametrų. Sėkmės nebūtinai pas visus, pas vienus apyvartą, pas kitus pardavimai, ten dalis rinkos ir taip labai jau pelnas gali būti, EBITDA, skirtingai gali būti, bet kurie yra sėkmingiausi pagal tam tikrus parametrus, ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Ir jie tokiais tapo neturėdami strategiją. Zero. Nulis.
Tai gal vėl rinka susiklostė, aplinkybės pakrito. Ne, ir veikia pakankamai ilgai. Ir tuo metu jas vežė vadovas lygų akcininkas ir jo asmeninė vizija. Bet po to organizacija kaip auga, daugiau šiek tiek žmonių, jau tai pradeda nebevežti. Nebevežti dėl to, kad neiškomunikuoja. Ne dėl to, kad jeigu neiškomunikuoja, dalis žmonių prisijungia prie to organizaciją turėdami visiškai kitokių tikslų arba kitokį įsivaizdavimą, kur ta organizacija turėtų nueiti ir vėlgi tam reikia suvienodinti visų matymą. Tai kiek yra riba dydžio, kada vadovas, akcininkas, įkūrėjas gali suvaldyti ir nuo kada jau nebesuvaldo. Ta prasme, kai yra tūkstančiai žmonių, su kiekvienu nepabendrausi, kai yra 5, akivaizdu, gali visus influencinti ir daryti įtaką labai tiesiogiai. Kur yra riba, kada jau yra per didelis kiekis žmonių, kad pasimeta įkūrėjo viziją? Jinai galėjo pasimetus būti jau ir toj organizacijų 30 žmonių ir 20, na jau viskas priklauso dar nuo to, koks yra vaidmuo to įkūrėjo lygų vadovų. Negaliu atsakyti vienareikšmiškai, nes yra, yra Fortune Top 500 kompanijų, kuriuose CEO yra lygų akcija. Ir viskas funkcionuoja, bet ten yra aibė kitų procesų. Ir planavimo, vienokia kitokia sistema, ar tai būtų subalansuoto veiklos rodiklių sistema, balance scorecard, ar tai būtų OKR, kažkoks planavimas. O kas prasidėjo vis tiek nuo strategijos? Ir abipusis ryšys, abipusė komunikacija vyksta. Tai grįžtant prie klausimo, tai verslo įkūrėjai bet grįžtant prie strategijos tada, kaip dažnai Lietuvos verslai neturi strategijos. Ir jeigu yra tokių pavyzdžių, kurie šovė gerai be jos, tai tada sekantis klausimas, ar svarbu turėti strategiją. Mano patirtis, kalbant apie smulkos ir vidutinį verslą, taip dabar, greitai išvedu rodiklį, 90% neturi. Čia gerai ar blogai? Čia blogai. Reikia turėti. Ta prasme, blogai santykėje su, vėlgi, subjektyvus labai blogai kalbant apie ką. Šiuo metu tos įmonės, kurios ir neturi, jos yra sėkmingos. Nes jeigu jos būtų nesėkmingos, būtų jau link bankroto link, arba merdinčios, tai jos šitame etape, iki kur jie nuėjo, jos nuėjo iki dabar, jos yra sėkmingos. Bet perspektyvoje su tuo, kaip galėtų būti, jeigu būtų strategija, ne? Tai čia yra toks ir, kaip ir viena iš knygų, to paties Marshall Goldsmito, kodėl aš jį cituoju, todėl, kad tai yra vienas iš pasaulinių tokių mąstytojų executive, tai yra vadovų coaching'e numeris 1, sakyčiau. Aš mokiausi ir praėjau tam tikrą apmokymą, kaip dirbti su vadovais, dėl to man daug dalykų, viską perskaičiau, kai jis yra parašęs, jeigu paprastai kalbant. Tai ten yra viena knyga su tokiu pavadinimu. What got you here, what won't get you there. Kas atvedė tave iki čia, neabsoliutikim, nebūtinai nuves tave tenai. Tai reiškia, tame taške, kur atsidūrėt, kolegos, ten mažiau įtraukitami darbuotojus, mažiau rūpindamisi savimi, mažiau turint strategijos, čia ir tą ir turit. Norit eiti į kitą lygį, garantuotai kažką turite daryti kitaip. Ką? Strategija atsako šitą klausimą. Strategija atsako į klausimą, kur aš noriu nueiti ir ką aš turiu daryti. Kokie pagrindiniai svarbiausi požymiai man pasakys, kad man sekasi eiti ten, kur aš nusimačiau. Viskas, tam strategija reikalinga. Okay, tai gali būti one paperis, tai gali būti labai paprastai kelių žmonių organizacijų, kelių žmonių ten susitarimas, ten vizija, ten nesakau, kad reikia rašyti rašinėlį konkursui, ar ne? Strategija man tai yra keli dalykai. Pirmas dalykas, strategija yra susitarimas. Filosofija, kurią aš vadovaujuosi. Aukščiausio lygmens vadovybės susitarimas apie organizaciją, kur jinai eina. Kur jie nori ją matyti už 3 metų. Nes tada, kai tu kaip ir gyvenimo vizija, ne? Susidėlioja nuotraukos sėkmingos organizacijos už 3 metų, tai gali būti netgi ne pačios organizacijos, aplinkos, saugi aplinka, laimingi mano produktų vartotojai ir taip toliau. Ar ne? Ir tada jau tu pasianalizuoji dabartinę situaciją, tai yra pasidarai SSGG analizę arba SWOT-uką, tu turi čia kelrodė žvaigždę, kur nori, tu turi dabartinės situacijos išanalizuotą,
ką turim, ko neturim, kokias galimybės, kokias grėsmės, rinkėsi kopėčias. Kelios kopėčios yra keliai strateginės tikslai arba strateginiai kryptį. Strateginės kryptis, čia viena ten didinama efektyvumą, kita užtikrinama augimą, ten trečia užtikrinam procesus ir darbuotojų ten augimą, mokymąsi, motivaciją, nesvarbu. Čia labai taip ant greitųjų šaržuoju. Ir norit jūs to, nenorit jūs, aš tai žinau, kad vis tiek organizacijos tai turi. Dažniausiai tai turi vieno ar kelių, jeigu nėra ant popieriaus tvirtų visų, tai yra vieno ar kelių žmonių galvose. Čia mes grįžtame prie to mūsų klausimo apie komunikacinius iššūkius. Jeigu jūs turite tai tik tai savo galvoje ir tai yra nesutarta aukščiausiam bent jau lygmens vadovė, tai yra ne faktas, kad jūsų pasamdyti vadovai tikrai juda arba daro viską, kad jūs judėtumėte tikrai tą kryptim, kurią jūs turite galvoje. Nes jie tiesiog nežino. Ne dėl to, kad jie linki blogo, nes ten yra kitas aspektas. Pavyzdžiui, jūsų tikslas yra priauginti įmonę pardavimui, ar ne? Tai EBITDA. Parduodi EBITDA. Ne visada, bet ten startuolius atmetam, ar ne? Bet plius minus tam dažniausiai ir ten paslaugas šiek tiek atmetam iš šono. Tai veiksmai, kurie yra skirti EBITDA auginti, visiškai skiriasi nuo veiksmų, kurie yra skirti organizacijos ilgalaikiam augimui, vertės augimui užtikrinti. Tai čia yra konfliktas. Absoliučiai. Jūs darote veiksmus vienus, o jūsų kolega, vadovas su visa savo komanda, daro veiksmus, turėdamas galvoje, kad, tikriausiai mūsų tikslas yra auginti vertę. Ne? Pavyzdžiui. O trečias dar kolega galvoja, kad dabar reikia daryti kapitalinės investicijas į kokią nors įrangą ir taip toliau. O ketvirtas kolega sako, ne, mes, pavyzdžiui, jūs ten kažkur pardavimuose judėkit, kur jūs norit, mano padalinyje gamybos dabar yra pagrindinis dalykas efektyvumas. Ne? Tai iš dabartinį sistemą nieko nepirksiu, arba pirksiu minimaliai, tik tai ten atsarginės dalis. Ir mano tikslas yra išnaudoti efektyviai tos staklės, kurias mes čia iš europinių lėšų mums beveik padovanojo, ar ne, ir mes ten nusipirkom jas ant išaugimo, nes niekada savo verslo nepirktume jų tokių, nes jų tokių tiesiog negalėtume sau leisti, ekonominė logika neleistų, bet dabar turim, aš noriu dabar jas kažkaip čia suefektyvinti, apkrauti. Ir vėlgi čia yra labai skirtingi dalykai. Ir dėl šito, ir jie visi nori gero organizacijai. Kiekvienas iš jų savaip tiesiog. Sakai, strategija aukščiausio lygio vadovų susitarimas, arba apskritai vadovų, kiek svarbu strategija žinot visiems įmonės darbuotojams? Labai svarbu. Tai dėl ko sakau, kad aukščiausių, nes čia viskas priklauso nuo organizacijos dydžio. Ja? Nes jeigu yra organizacija keli tūkstančiai darbuotojų, žinau pavyzdžių, kai buvo 1000 darbuotojų tokie samitai, susitikimai, kai visi organizacijos darbuotojai prisidėjo prie organizacijos strategijos kūrimo. Didžiulis resursų reikalaujantis veiksnys, ar ne? Tai pats renginys, formatas, organizavimas, kompetencijos ir taip toliau, suvadybinti visą procesą. Įmanoma? Taip. Ar tai dažnai taikoma? Mano žiniomis labai retai. Tai yra veikiau, aš žinau apie pasaulinius pavyzdžius, labiau negu apie Lietuvos, bet tai nepaneigia faktų, kad jie galėjo būti, kad jie vyksta, vyko ir dar vyks, ar ne? Tai čia kūrimas, netgi į kūrimą įtraukia darbuotojus, o jeigu ir sukūrė strategiją, tarkim, mažesnė grupė žmonių, tai ištransliuoti visai likusiai įmonei? Kaip aš darau, tarp sesijų yra tarpas. Ir visus tarpinius produktus, kiekvienas iš, dažniausiai tie vadovai, kurie strateginio planavimo grupė, ateina vadovai, kurie turi, kurie ir dirba su tom komandom. Tai tame tarpinį produktą, kurį sukūrė, nueini į savo komandą pasitikrinį. Jau pasitikrinimo etape surinkė nuomonę, surinkė grįžtamą ryšį. Ir jau komanda bus labiau įsitraukusi, arba bent jau labiau įtraukta, arba sąlygos sudarytos įsitraukti, jeigu kažkas tai nori, jeigu tokį procesą padarai. Grįžti atgal, grįžti su feedbacku, su grįžtamu ryšiu, čia anglicizmų mes daug naudojam, nežinau, kaip čia pas jūs yra, čia kalbos policija nėra, bet aš panaudoju laiks nuo laiko. Ne? Tai su grįžtamu ryšiu grįžti. Ir komandai susireflektuoja, pats daugiau šiek tiek sužinai, ir komandai strateginio plano, ir žiūri, kaip į tai atsižvelgti. Ir tai nereiškia, kad tai viską reikia atsižvelgti. Pats pagrindinis dalykas, ką reikia padaryti, jeigu jau buvo išsakyta nuomonė, duoti grįžtamą ryšį. Jeigu pasakai ne, argumentuoti, nes mes galvojam taip ir taip.
Nes jeigu mes kalbame apie komandos įsitraukimą, daugeliu atveju mūsų kolegos, mūsų komandos nariai, jie nenori, kad mes 100% visada su jais sutiktume. Bet jie nori būti išgirsti. O kai tu išgirsti, tu duodi grįžtamą į ryšį, ar ne? Kaip jie nusprendžia, kad tu išgirsti. Ne tik tai, kad aš ten pasakiau, ten vadovas tipo kažką užsirašė ir niekada pas mane negrįžo su to. Tai aš nesijaučiu, kad mane išgirdo. Bet jeigu vadovas tas pats grįžta ir sako, žiūrėk, tu sakai tokį argumentą, kad reikėtų mums daryti tą ir tą. Mes manome, kad to nereikia daryti, nes ta ir mes tai pasirinkome. Šitas žmogus ir buvo išgirstas. Taip jau iškovo. Visi vadovai strateginio planavimo grupė sėdėjo, nagrinėjo mano klausimą. Svarbu. Jaučiuosi gerai. Žymiai geriau, aišku, jaučiuosi, kad jeigu dar įtrauktų, tai iš viso būtų. Bet jaučiuosi iš principo gerai, nes mano klausimą diskutavo ir aš sutinku, kad kažkas tai kitur gali turėti daugiau kompetencijų. Tai aš taip dizainą užtikrinu, ne? Tai yra tarp sesijų tarpeliai, kai tiesiog tu grįžti su grįžtamo ryšių iš savo komandos tam tikro lygmens, kartais dar padarom tokį dar dalykėlį, kad apkeičiam, vadovas eina ne į savo komandą, nes jeigu yra nusistovėjęs santykis, ta prasme, mano vadovas yra autoritaras, visą laiką mane nusodino, tai aš geriau nieko nesakysiu. Tai ateina vadovas visiškai iš kitos skyriaus, santykis nesuformuotas, arba iš kito departamento, santykis nesuformuotas ir pradeda tai kaip sumoderuoja. Visus įrankius turi ir tiesiog sumoderuoja tą sesiją, išsirenka. Tada jau tas prieš tai įvykęs santykis tarp vadovo ir komandos nario neturi įtakos arba sumažinama jo įtaka tam, kad tas santykis apspręstų norą komandos nario įsitraukti į strategijos. Ir po to ir komunikacija, vertimas, vertybės. Užsirašo ten bendradarbiavimas, proklientiškumas, komandiškumas, orientacija į rezultatą, profesionalumas. Ką tai reiškia, kolegos? Šitam vienam žodį yra bet galima turinio, apie tai irgi kalbėjome. Tai natūralu, kad ta vertybė turi būti paaiškinta, bent jau sakinuką užrašyti, paaiškinti, ką jinai reiškia. Ir antras dalykas, per kiekvieną lygmenį darbuotojų arba organizacijos narių pakalbėti, kokias praktinės elgsenas reiškia vertybė bendradarbiavimas. Ką tai reiškia praktiškai man, nešiojančiam palėtės iš kampo A į kampo B ir ten, jeigu ta palėtė šiek tiek sulūžusi ir remontu, ką tai reiškia man bendradarbiavimas? Ką reiškia man bendradarbiavimas, sėdint finansų skyriuje ir suvedinėjant sąskaitų faktūrą? Ir taip toliau, ne? Tai yra išvertimas šitų vertybių yra labai svarbu. Lygiai taip pat, jeigu tos mažiau komunikacijos įvyko, nebuvo tarpe, neįvyko, kad mes neįtraukiam žmonės į strategijos kūrybą. Yra tas gražus teiginys. Eusia organizacija kažkokiam regione. Patys savo faini pagal tam tikrą parametrų. Čia šaržuoju šiek tiek. Čia galima būtų ilgiau kalbėti apie tai, kokias dabar vizijos traukia mūsų komandos narius, kitas kartas. Tai yra į vidų, į save orientuotus, didžiausias padangų gamintojas Baltijos jūros regione, ar išorinės vizijos. Lietuva daugiausiai skaitanti šalis pasaulyje. Tai čia yra Vagos knygyno, jeigu aš neklystu, vizija, kur yra visiškai viena vidinė, kita išorinė. Kas neturiu omenyje apie Eusia. O išorinė, kaip mes aplinką pakeisim. Taip. Tai kokios labai veža, skirtingas kartas veža skirtingo šiek tiek formuotas, dėl to kai kas formuoja taip, kaip gaunasi, kai kas bando šauti du zuikius, tai ir vidų, ir išorė bando. Ten yra skirtingi triukai, tai čia yra labiau praktiniai dalykai. Tai jeigu šitas yra sakinys ir mes neįtraukiam žmonės. Tai mano kaip vadovo, netgi jeigu aš esu ne aukščiausio grandies, bet aš esu padalinio viršininkas, cecho pamainos viršininkas. Mano yra užduotis paaiškinti, iškomunikuoti žmogui ir surasti tą sąsają. Ką reiškia šitą viziją konkrečiai šito žmogaus darbe? Aš pats negaliu, nes aš pats nežinau apie save. Tai eik su savo vadovu kalbėkis. Tarsi pakankamai dažnai sako, jeigu kalbėti apie vadovavimą, tai problema, kai dažniausiai būna labai paprastai identifikuojama. Čia jie sugalvojo, čia jie kažką ten padarė, aš su tuo nesutinku, bet neturiu kitos išeities daryti. Iškart mažini savo autoritetą, jeigu tik tai pasakai. Antras dalykas, pasidalini tulžimi, pats išeini kažkur, tai pagalvoji ir galvoji,
Šiaip jeigu šito nedarysiu, tikriausiai nebegalėsiu toliau šitą organizaciją dirbti. Tai turiu surasti, kaip daryti. Tai galima daryti taip ir taip ir taip. Grįžti pas komandą ir pats turiu dirbti su demotyvuotos komandos užmotyvavimu, kur aš pats prieš tai atėjęs ir išsiliejęs ją demotyvavau. Tai dirbu su pačius, savo sukurtom pasiekmėm. Tai va, tai grįžtant prie strategijos, tai reikia versti. Ir tai yra kiekvieno lygmens vadovo užduotis. Žmogus, kalantis tas palėtės, turi suprasti, kaip jisai prisideda prie eusios įmonės X regione. Super. Grįžtant į pradžią, strateginė sesija, įsivaizduokime, Expert Discovery neturi strategijos, ateina Miroslavas ir susirenkam visi. Kokius klausimus pirmiausia užduodi, nuo ko pradedi? Paminėjai tikslas ir kur mes esam, SWOT gal analizė ir panašiai, ne? Kokiais klausimais išsiaiškini? Labai daug į techninius dalykus nelenda, nes aš suprantu, tam ir yra strateginės sesijos, jos turbūt valandas trunka. Dienas, gerai. Taip, nesakai, tarpai yra tarp jų, tai tiek daug neįlendant, bet iš esmės, kokie esminiai klausimai, kas tau svarbiausia, nes turėsi pramoderuoti tą visą procesą, kad po to į organizaciją ir komanda galėtų susidėlioti savo strategiją, jie patys ją turės sukurti, ne tu sukursi. Ką tau svarbiausia išgirsti, tai kokius tu klausimus užduodi? Pirmas etapas, pati svarbiausia dalis yra pasvaigimas. Tai mes pasvaigstam. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad panaudojant tam tikras vaizdinės priemonės, tie vadovai, kurie dirba dėl organizacijos vizijos arba organizacijos strategijos bendrai, turi pavaizduoti idealią organizaciją ir jos aplinką, jeigu jų neribotų jokie ištekliai. Svaigimas, taip vadinu, taip šaržuoja šiek tiek, pafantazavimas, ar ne? Arba svajonė tiesiog, pasvajojama. Kai mes panaudojant kodėl vizualinės priemonės, mes išlaisvime šiek tiek vaizduoti. Kai kur žodžiai negali tiesiog tiksliai sudėti, aš piešiam. Po to iš tų piešinių, piešiam, aišku, ten yra keli klausimai arba kelių klausimų grupės, į kurias aš teikiu kaip pavyzdį, pavyzdžiui, ką reikėtų atsakyti piešinyje, tai yra organizacija, jos aplinka, jos komanda, turimi resursai, vertė kokią kūrė, ten produktų spektrą, taip toliau, ten yra tų klausimų, bet iš principo piešim tam, kad išlaisvinti vaizduoti. Po to, jeigu tai yra didelė komanda, tai natūralu, kad negali 20 žmonių piešti vieną piešinį, arba ten 15 žmonių. Aišku, kad tai yra keli piešiniai, tada ieškom bendryščių, bandom paaiškinti, kas piešiniai yra. Ir tarp tų bendryščių po to einu prie draftinimo. Bet jeigu taip atsakyti, tai čia aš jau šiek tiek į techniką įlindau, viskas prasideda nuo svajonės. Ir tada to svajonę jau po susikalibravimo, pasižiūrėjimas, kas tų mūsų skirtingose svajonėse yra bendro, jeigu yra didelių skirtumų, pasinagrinėti apie ką čia yra, ir pasirinkimas suvienodinimas tos svajonės. Ir tada mes jau pradedam tą vienodinimą daryti per įvardinimą. Tai yra per atitinkamų žodžių formuojamą. Vizijoje ir misijoje nėra atsitiktinio žodžio. Kiekvienas žodis turi reikšmę. Kiekvienas kablelis turi reikšmę. Būtų gerai, kad vizija ir misija, arba vizija ar misija, kai kas pasirinka. Tai vieną elementų, kad ją būtų galima įsiminti. Tiesiog iš praktinių dalykų. Tai kokia tavo vizija? Ir jeigu ten yra pastraipam, tai tu niekada nepasakyti. Tai kaip tu gali siekti to, kad tu net neatsimeni, kas ten parašyta. Kaip vadovas, ar ne? Arba kaip kalbėtis apie tai su savo darbuotoju. Natūralu, kad tai turėtų būti glaustas sakinys. Kuo glaustesnis sakinys, tuo svoris kiekvieno žodžio didėja. Ir kiekvienas žodis turi tam tikrą reikšmę. Mes pasidarom žodinėlius, ką reiškia kiekvienas žodis. Tam, kad tą galima būtų tiesiog po to toliau multiplikuoti, darytis su tuo organizacija. Super. Tai dar vienas dalykas, labai noriu apie komandą šiek tiek pakalbėti. Kalbėjom daug apie vadovo atsakomybę ir technikas, kalbantis su komanda, kaip įgalinti žmonės ir motivaciją tiek savo, tiek žmonių. Ir akivaizdu vis tiek atsakomybė yra pas vadovą. Tai kaip vadovas visą tai valdys, pravedinės ir kokį santykį kurs, nuo to viskas priklauso. Visgi yra svarbu ir žmonės, ar ne? Kokie žmonės yra toje komandai.
Klausimas toksai, tavo asmeninė subjektyvia nuomonė, kas yra svarbu atsirenkant žmogų į komandą? Kai atsirinkinėjai savo komandą arba kalbėsi su vadovais, ką pastebi, kas yra, tarkim, kur struggles, kur iššūkis yra, kokiais žmonėms džiaugiasi, kas vėlgi vienyje tiek vieną, tiek kitą grupę darbuotojų komandoje, ką tu girdi iš savo coachingų klientų ir kur pats akcentus dėtum, kokie žmonės turi būti komandai. Ok, žinai, pirmas dalykas, kur noriu sureaguoti, kai tu pasakai, kad visa atsakomybė yra pas vadovą, iškart mano dėmesingumas taip užsikabino. Netiesa, neturėtų tai būti. Prasme, vėlgi tai yra to vadovo, kuris, arba vadovės, kuri labiau linkusi į tokį visko kontroliavimą, nenaudojant būdvardžių stilius. Ir tai yra blogai. Kiekvienas komandos narys turi jaustis lygiai atsakingu. Vadovo tik tai, kaip vadovas turi tik tai daugiau įrankių tą padaryti, arba tą paskatinti, arba nepaskatinti. Tai jeigu tu to nepaskatinti, nesuteiki atitinkamai ir atsakomybės, nesuteiki įrankių tokių būti atskaitingu, tai tada tavo darbuotojai tokiais nebus. Tai tada automatiškai tu ir neši visą atsakomybę. Pavyzdžiui, tu atsakingas už šito klausimo sprendimą, sako vadovas darbuotojai. Šito klausimo sprendimas apima ir bendradarbiavimą su kitais padaliniais. Galiu aš tiesiogiai kreiptis į kitą padalinį, kur yra kitas vadovas, ar negaliu? Negali, kaip tu, aš turiu tik tai per mane, nes aš pakalbėsiu su vadovu ir visą kitą. Gerai. Ir manęs nėra kaip vadovo niekada. Aš, palauk, man dabar ten dega šitas ir manęs nėra. Ir aš žmogus atsakingas ar neatsakingas. Aš jiems pasakiau, daviau atsakomybę, bet nedaviau įrankių. Tai viskas. Ir vėlgi, klaida sąlygotų dizaino. Nes grįžtant šiek tiek toliau, tai apie tikslus. Tai kai mes keliam kažką, deleguojam kažką, aš visą laiką sakau, kad tai yra 5 požymiai, kurie turi būti. Pats savo susidėliojau, kai dirbau su savo komandom ir dabar pasakoju kitiem mane. Tai pirmas dalykas, tikslas arba ten užduotis turi būti suprantama. Ar ne? Tai aš turiu techniškai, kaip suprasti, kas konkrečiai, jeigu tai yra parašyta kažkur, tai arba ten laišku, arba telefonu, kas turima omeny. Be šito, neįmanoma kalbėti apie užduotį, jeigu aš jos nesuprantu. Antras dalykas, jinai turi būti prasminga. Aš turiu suprasti šitos užduoties atlikimo prasmę. Kad jinai, ta prasme, arba ypatingai, jeigu tai yra tikslas, jinai turi būti, aš turiu ne tik užduotį suprasti, bet suprasti jos prasmę bendroje užduočių struktūroje, tikslų struktūroje, santykė su manimi, santykė su organizacijos vizija, nesvarbu, priklausomai nuo lygmens. Trečias dalykas, aš turiu žinoti kaip. Jeigu man duoda užduotį, aš ją suprantu, jinai yra prasminga, bet aš nežinau kaip. Įvyksta daugelis dalykų. Tai aš, jeigu vadovas, aš turiu pamatyti, kad mano komandos narys ar supranta, ar žino kaip ar ne. Jeigu nežino, kur jisai gali sužinoti, arba kaip aš jam galiu papasakoti, arba kaip kolega gali papasakoti ir taip toliau. Ketvirtas dalykas tai yra turėti įrankius. Tai turėti įrankius aš jau paminėjau, tai tikrai nesikartosiu, ar tikrai jisai turi visus reikiamus įrankius tai užduočiai atlikti. Ir penktas dalykas tai yra įsipareigojimas. Aš turiu matyti to žmogaus įsipareigojimą. Pavyzdžiui, šiuolaikinios, bent jau dalis užduočių valdymo sistemų įvairių, arba organizacijos, kurios įdiegtos, tu užduotį surašai kaip vadovas, priskiri žmogų, tam žmogui įkrito. Ar jisai sutinka, ar nesutinka, paukščiuko jokio nėra. Automatiškai, kaip vėl, gal ne visose, bet tuose, kur aš žinau, nėra nieko. Ir suprantat, gali būti taip, kad užduotis įkrito, bet aš tai jos nedarysiu. Ir aš nesutinku, arba aš nesuprantu, arba dar kažkas tai yra. Galimybių tokių greitai kažką tai pažymėti, to nėra. Tai aš sakau, kad ypatingai dėl tikslų turi būti toks faktinis sutarimas. Simbolinis parašas ant lapo, simbolinis rankos paspaudimas, garsinis išsakymas taip, elektroninio laiško parašymas, žinutė, taip sutinku. Dar kartą turi būti kažkoks šitas momentas, nes aš kaip vadovas norėčiau tą žinoti. Jeigu žmogus kažko nesutinka, su kažko nesutinka, aš norėčiau to žinoti kiek įmanoma greičiau. Nes aš tada ieškosiu sprendimo. Aiškinsiu, kalbėsiu ir taip toliau ar panašiai. Tai šitie
5 parametrai. Dabar einant, vėlgi iš toliau žiūrėjau, einant dabar toliau prie darbuotojų. Nu, tai ir kalbant apie svarbiausius kintamosius šiuolaikinėme pasaulyje. Ir aš dar biškai tik patikslinsiu, čia yra labai teisingas visas požiūris ir visi pastebėjimai, ta prasme, kad gali atbukinti, neatiduodamas atsakomybės arba nesuteikdamas įrankių, viską padarydamas už jį. Tai čia jau yra darbo procesas, kuris, ką aš ir turėjau omeny, kad yra ta vadovo atsakomybė, gal per stipriai, kad viskas vadovo atsakomybė, bet bet iš esmės man įdomesnė yra vieta iki darbo proceso. Nes darbui, ir vėlgi nekalbu apie techninės kvalifikacijas, skirtingiam darbam reikia skirtingų žmonių, ta prasme skirtingų skillsetų, skirtingų įgūdžių, bet iki pradedant darbui, kol vadovas arba nepagerino, arba nepablogino situacijos, ką čia svarbu atkreipti dėmesį, kas yra geras darbuotojas. Tai geras darbuotojas, jeigu taip viską paimti supaprastintai, yra 2 kintamieji. Moku ir noriu. Ir 4 įmanomus kombinacijos. Nemoku, nenoriu. Blogas darbuotojas. Moku, noriu. Idealus darbuotojas. Ir likusios 2. Moku, nenoriu, noriu, nemoku. Mano atveju aš visą laiką rinkčiausi iš tų 2 atlikusių, ar ne, tai ta, kur nemoku, nenoriu, tai viskas yra aišku. Ne, kur moku, noriu, viskas yra idealu, dažniausiai neįperkam. Ir lieka tos dažniausiai 2 kombinacijos. Žmogus, renkuosi 2 kandidatus, žmogus su idealia kompetencijų sąrašu, visą kitą ir taip toliau. Ir mažiau kompetencijų, bet matau, kad dega. Aš visą laiką pasiimsiu tai, kur dega. Nes tas, kuris dega, aš žinau, kad šiuolaikiniai visuomeniai, kalbėjome jau apie tai nemažai, visko galime išmokti. Visi įgūdžiai, viskas yra išmokstama. Ir tada mano tik tai onboardingo, žmogaus įdarbinimo procese, aš ten turiu turėti tam tikrus veiksnius. Kiek greitai, kaip man greičiau iš to noriu, dar pridėti biškutėlį, kad prisidėtų biškutėlį moku. Jeigu žmogus yra idealios kompetencijos ir visa kita, bet jisai nenori, aš nieko negaliu padaryti su motyvacija, nes motyvacija yra vidinė. Išorinės motyvacijos, žinom, yra skirtingus tyrimus, kiek ten jinai veikia, kada pakelia atlyginimą, kada jau tikimės kito atlyginimo. Arba ten gavau per metus šitus bonusą, tai kitiems metams aš jį įkalkuliuoju savo standartinio atlyginimo sistemą ir tikiuosi dar biškutėlį daugiau bonusų gauti, to grindžiu savo paskolas, pirkinius, atostogas ir taip toliau. Ir jeigu aš tų bonusų negaunu, to, kurį praeitais metais gavau, wow, kaip čia gali būti, mane pažemino, atėmė. Ar ne? Tai noriu. Tai sakyčiau, jeigu vienas žodis, noriu. Puiku. Miroslavai, kokia tavo strategija? Kalbėjom apie įmonių strategiją, apie žmonių strategiją arba asmeninius tikslus. Kokie tavo yra? Mano kaip asmen? Taip. Laisvas žmogus mano vizija yra. Laisvas nes man po laisvė pasislėpė labai daug dalykų. Tai vėlgi vadovams vieno iš pratimų, kurį skatinu ir kviečiu pasidaryti. Galima tą pasidaryti online, yra daugelis būdų, kaip tai galima atlikti pačiam. Jeigu ką, galite pasimti kažkokį kolegą, partnerį, specialistą, nesvarbu. Bet savo vertybę žinoti yra svarbu. Nes de facto jūs jomis grindžiate daug ką. Ir yra labai svarbu dar pasidaryti analizę, ar tai yra norimos vertybės, ar tai yra faktinės vertybės. Nes jeigu aš ten įrašau vertybę prasmingi santykiai, bet mėnesiais nesurandu savo laiko be teliko, be iPado, be telefono, be trankios muzikos, be buvimo kitų žmonių tarpe pakalbėti su savo rūpimu žmogumi apie tai, kas jam yra svarbu, tai tiek ir svarbus jums tie santykiai. Tai yra labiau wannabe value negu reali value. Realias vertybės atspindi mūsų kasdieniai veiksmai. Besikartojantis kasdieniai veiksmai, jų imtis atspindi, kas tai iš tikrųjų yra. Tai mano viena iš pamatinių tokių kaip ir vertybių, tiesioginių išvestinių, susijusių ir su augimu, mano asmeniniu augimo kelionė, kuri man yra asmeniškai
gyvenimo kelionė, tai yra susijusi su laimė, nes manau, kad kiekvienas žmogus nori būti laimingu. Tik tai, kad tą laimę supranta skirtingi dalykai, reiškia laimę skirtingiem žmonėm. Tai va, tai ir mano, tai kaip ir apsijungia po žodžių laisvę. Tai, nes aš tada darau, ką noriu, prasme, arba tai, ką aš laikau, kas yra prasminga man daryti. Galiu realizuoti savo potencialą, galiu būti su tai žmonėm, kuriais noriu būti ten, kur aš noriu būti tuo metu ir taip toliau. Tai vat, mano toks nuolatinė, aš esu keliautojas per gyvenimą, ne? Ir aš keliauju link tos šviesos, kuri man yra laisvė, tai vat, ir viskas. Viskas yra labai paprasta. Super. Tai ačiū tau labai, noriu padėkoti tikrai už laiką, daug išvalgų ir minčių. Linkiu būti laisvam ir eiti link šviesos, link laisvės ir ačiū tau, kad atvažiavai šiandien. Ačiū labai už kvietimą. Iki kitų kartų. Iki.